Tai labą dieną, tiksliau vakaras, ačiū visiems susirinkusiems šiandien pirmą mūsų naujo ciklo užsiėmimą edukacinį. Mes, kaip sakant, tikslingai vadinam ne paskaita, nes ne tik paskaita, mūsų šiandienos renginys vyks iš dviejų dalių. Pirmoji daly bus paskaita, o toliau mes aktyviai visi bendrausime. Ir filmuojama bus paskaita, o toliau jau išjungsim, kad galėtumėm įsijaukinti ir visi drąsiai kalbėti. Kas tas tie mes? Tai yra Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, kuri su partneriu Baltijos aplinkos forumu ir finansuojant Vilniaus miesto savivaldybei gyvendiname aplinkosauginio švietimo projektą Vilniaus senamiestis žaliosios sostinės DNR. Kai kuriems gali pasirodyti, kad Vilniaus senamiestis su gamta čia nieko bendro neturi, vien mūrai aplinkui, kas yra grinai netiesa. Mes ciklo eigoje tikrai išgirsime, kiek daug žalumos buvo nuo pat pradžių ir kaip stipriai suaugęs miestas yra būtent su gamtinė aplinka. Ir šiandien pradedame nuo pamato, nuo kurio prasidėjo mūsų miestas, nuo tų laikų, kai dar žmonėmis ir nekvepėjo. Tai iš tikrųjų noriu jums pristatyti geologas, mokslo daktaras Jonas Šečkus, kuris dėsto ne viename universitete ir dėstė ir iš tikrųjų turbūt žinomiausias Lietuvoje dėl savo geografo ekskursijų. Ir ne tik Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų visur kviečia žmonės pakeliauti ir pažinti, pačiupinėti ir suprasti, iš ko ta mūsų žemė ir tas mūsų paviršius sudarytas. Pati dalyvavau pernai jo ekskursijoje, tai tiesiog nebegalėt matyti ir atžinoti, matai Vilniaus miestą visai kitomis akimis. Ir jis tikrai pasidarė daug labiau savesnis ir pradedi suprasti, kas kaip. Intriga tokia maža, kad klausimas, ar ne čia miestas su 7 kalbom, ar kaip čia iš tikrųjų geologiškai susiklosti. Iš karto anonsuoju, kad po paskaitos praeis keliom savaitėm, tai yra gegužės 17 dieną, šeštadienį Jonas ves ekskursiją. Registracija bus paskelbta. Labai tikimės, kad dalis jūsų dalyvaus ir ekskursijoje, ir kitose mūsų edukacijose, kad liktų tas žinių tęstinumas, nes mes konstruojame tą ciklą tokiu būdu, kad nuo pačių seniausių laikų link naujesnių ir mes žvelgime nuo geologijos, pro želdynus medžius, pro mūsų vienuolynuose kuriamus sodus, į miesto panoramas ir tada jau į bioįvairovę. Tai yra mūsų paskutinė uoga ant torto, tai bus visiems ar daugumai gerai žinomas Marius Čepulis irgi pakvies į seminarą, tai tikrai laukia labai įdomus ciklas, tai kviečiam sekti ir dalyvauti. Viskas, baigiu savo žodį ir kviečiu į sceną Joną, tai mėgaukimės. Ačiū. Ačiū labai už tokį gražų pristatymą. Iš tikrųjų, tikrai taip linksmiau ir ten juk ne pakasinuose kokiuose esam, o normaliai šnekėsim apie gamtos istoriją. Gal truputėlį tik pridėsiu, tai reiškia, esu geologas. Šiaip jau dažnai klausia, kaip tu čia pasirinkai tą profesiją geologiją. Tai šiaip užaugau su tą geologiją, dėl to, kad mano tėtis irgi buvo geofizikas, Vilniaus universiteto docentas. Nu ir gimė jaunesnis brolis ir kad 2 mažų vaikų nepalikt mamai ant sprando, tai mane nuo 3 metų griebdavo į visas geologinės praktikas. Tai aišku, ten kol vaikas esi, ten gal ne taip svarbu kažkas, bet būdavo tų visokių niuansų, kur jau ir tuo metu studentus pamokini, bet paskui jau nuo 18 metų jau pradėjau pats studijuoti ir aišku, tas geologinis kelias, jis taip ir tęsiasi. Nemėgstu, kai mane vadina gidu, dėl to, kad nesu aš joks gidas. Aš esu būtent geologas, reiškia visos mano išvykos ir kelionės, sakykime, ir taip toliau, tai nieko neturi bendro su tuo gidavimu, kokį jūs visi įsivaizduojat. Pas mane viskas vyksta truputėlį kita dvasia ir turbūt tą dvasią galima suvokti tik tai, kada tu pats keliauji su manim.
To atpasakoti yra neįmanoma ir net aš pats nesugebu žmonėm papasakoti, reiškia, ką mes ten veikiame, ką mes ten matome, apie ką mes ten šnekame. Nes kada tu pasakai, kad čia šnekėsim apie geologiją, kažką tai gamtoj, dažniausiai žmonės tos geologijos yra nematę, negirdėję, jiem tai yra visiškai naujas dalykas ir atrodo, tai o kodėl man tas turi rūpėti. Va, tai iš tikrųjų reikia tik persijungti ant savo tų skaidrių ir galėsim keliauti į kitą pasaulį. Reiškia, apie jum daugeliui mažai pažįstamą pasaulį. Reiškia, pirmiausiai tai reikia prisistatyti pačiam dar detaliau. Pats esu Jonas Šečkus ir esu daktaras, tai per ekskursijas dažnai žmonėm ir pasakau, kad esu daktaras. Ne todėl, kad čia uodega kažkaip tai pasikelt ar dar kažką, bet būdavo, kad pasakoji kažką tai žmonėm ir paskui iš kalbos išeina, tai sako, tai tu mokslų daktaras, ko anksčiau nesakei, būtume atidžiau klausę. Tai atidžiai klausykite, žodžiu, dėl to, kad esu mokslų daktaras. Ir šiaip nuo 2018 metų esame įkūrę geologo keliones. Irgi, sakykime, gimė šitą idėją ir mintis dėl to, kad vesdavau studentam praktikas ir matau ten tiem fuksiukam visai įdomu ir ne tai, kad visai įdomu, bet iš viso tai lieka visam gyvenimui, sakykime, toksai kaip įvykis. Ir galvoju, jeigu ten tiem neapsisprendusiems žmogelyčiam įdomu, tai visiems turėtų būti įdomu. Ir paskui pamatėm, kad iš tikrųjų taip, nemažai žmonių, pabuvę pas mus bent vienoje kažkokiai išvykoje, dažnai būna užsikabliuoja. Reiškia, į tas išvykas varo ir toliau. Dėl to, kad iš pradžių, kada tu pradedi pažinti savo kiemą, visada yra prasmė išeiti už kiemo tvoros, pasižiūrėti, kas darosi kituose kraštuose. Čia galima geografiškai kalbėti ir apie Lietuvą, bet taip pat ir apie užsienį. Tuo labiau, kad tos užsienio kelionės pas mus taipogi yra, sakykime, ta geologinė informacija vis tiek yra siejama su Lietuva. Man pačiam visada įdomu ir naujuose kraštuose, ką tu pamatai, kad sužinot, kaip tie procesai, kurie veikia toj teritorijoje, kokį jie poveikį turėjo mūsų teritorijai. Dėl to, kad ta žemė jinai yra visa susijusi ir atrodo, kažkoks kraštas dabar gali būti gerokai nutolęs nuo mūsų, bet gal kažkada tai mes buvom visiškai šalia. Tai va, tai šiandien kaip tik apie tai pasikalbėsim, labai fainai. Aida pristatė projektą Vilnius žalioji sostinė, ar ne, DNR. Ir sako, nu taigi pamatysit, kad jisai žalias buvo čia labai ilgai, bet jeigu kalbėt geologiškai, tai jisai žymiai didesnę laiko dalį nebuvo žalias. Reiškia, mūsų geologiniam pamatui, seniausiam, reiškia, uolienom yra 1,7–1,9 milijardo metų. Įsiklausykit, reiškia, beveik 2 milijardai metų. Sausumoje gyvybė atsirado tik prieš maždaug 400 milijonų metų. Reiškia, 1,3 milijardus metų mes iš esmės buvome be jokio žalumo, be jokios žaliosios sostinės ir panašiai. Bet visi tie procesai, ilgai vykę procesai, jie nulėmė netgi dabartinę mūsų turbūt būtį. Ir iš tikrųjų, reiškia, aš galėčiau, kalbėdamas apie tą Vilniaus geologinę struktūrą, jums kalbėti, rodydamas žemėlapius kažką taip toliau, bet tai nebūtų jums atraktyvu ir nebūtų taip informatyvu, negu kad aš prabėgsiu per visą tą Vilniaus geologinę istoriją ir tik tai dar detaliau užkabinsiu tą paskutinį laikotarpį, reiškia kvartero periodą, kada Lietuvoje, o ir iš vis Šiaurės Europoje nekartą buvo ledynmetis, tuo pačiu ir atkeliavo ledynai. Labai mėgstu pradėti nuo šito paveiksliuko, reiškia, kada tu keliauji, viršuje paveiksliukas, gražus krioklys, ten kažkokios tai atodangos, kalnų ežeriukas, taip toliau, ir taip mato paprastas žmogus. O štai taip mato tą patį vaizdą geologas. Tai jokių būdų nereiškia, kad geologas tai yra kažkaip tai sausai, taip tik tai reiškia matantis tą geologinę kažkokią informaciją. Žinoma, kad jis mato ir šitą vaizdą, bet mums gražaus vaizdo niekada neužtenka. Reiškia, ir kada žmonės ilgiau pakeliauja su manim, jie irgi pradeda suvokti, kad tas gražu ar negražu kriterijus jis visiškai išblanksta, dėl to, kad labai sunku rasti negražią vietą. Ir kartais ta negraži vieta, jinai gali būti dar įdomesnė. Reiškia, gali pasidaryti įdomu, o kodėl čia negražu. Tai būna tokių, sakykime, ne taip jau daug vietų, bet būtent tas kažkoks tai kitoks vaizdas,
jisai yra susijęs su ilgais procesais, kurie yra susijęs su ta Žemės raida ir kurie nulėmė, kad ten yra arba gražu, arba negražu. Tai reiškia, kada yra tik gražu, tai tu tuo pasisotini. Nu, kas buvo Norvegijoje, puikiausiai žinot. Reiškia, jeigu tu būni ten kokią savaitę, pirmas 2-3 dienas, nu, tu ten aikčiai, o paskui tas grožis, tai tu kažkaip pripranti prie jo. Bet kada tu bandai suvokti tą Žemės istoriją, tu supranti, kad tas grožis yra kažkaip susiformavęs ir tada keliau darosi dar įdomiau. Reiškia, nebūtinai tas grožis yra pagrindinis dalykas, dėl ko tu ten atsiradai. Šitą paveiksliuką visi žinote ir turiu salėje iškart klausimą, kaip jūs manot, kiek Žemėje yra metų? Viktorija su Renata tyli. Kiek Žemėje metų? Nu tai spėjom, sakykit, aš sakysiu daugiau, mažiau. Kiek? Mažiau? 4. Daugiau negu 4? 7. Mažiau negu 5? 7. 4,5. Gerai, šitą priimu atsakymą. Tas pusė yra svarbu, nes tai yra 500 milijonų metų. Kaip ne kaip. Reiškia, Žemėje, jeigu mes skaitytume ten kažkokią populiarią literatūrą, kažkokias tai internetinės žiniasklaidos priemonės, Delfi ir panašiai, iš tikrųjų, kada apie Žemės raidą yra kalba, sakoma, kad Žemėje 4,5 milijardo metų. Na, iš tikrųjų, tas Žemės amžius, jisai nuolatos yra tikslinamas, bandoma žiūrėti, šiuo metu yra priskaičiuojama Žemėje 4 milijardai 570 milijonų metų. Tai reiškia, tai yra tikrai didžiulis laiko tarpas ir va čia yra įdomiausia, kada mano kelionėse žmonės keliauja, tai su tuo geologiniu laiku jie visi yra susipykę. Reiškia, kada aš kalbu apie kokius 1000 metų, dar tas smegeninė suvokia, viskas yra tvarkoj, bet jeigu aš neduok Dieve pradedu kalbėti apie milijonus, 10 milijonų, 100 milijonų metų, arba neduok Dieve milijardus metų, viskas, jie atsijungia. Reiškia, kad iš karto galvoja, tas laikas yra nebesvarbus ir apie jį geriausiai net gal neklausyti ir negirdėti, dėl to, kad tai vis tiek neaktualu. Ir taip ir atsitinka todėl, kad žmogus, iš esmės, kada mes kalbam apie geologiją, jisai daro vieną tokią esminę klaidą. Reiškia, tą geologinį amžių pradeda lyginti su savo metais, su savo senelių ar ten protėvių amžiais, su kažkokiais tai istoriniais įvykiais, kas yra be galo trumpas dalykas. Reiškia, labai faina, kada vaikam šitą paskaitą darau, aš pasiemu metrą. Ir kaip sakiau, Žemė yra 4 milijardai 570 milijonų metų. Reiškia, ištiesiu 4 metrus 57 centimetrus. Nu, galima skaičiuoti, ar ne? 1, 2, 3, 4 su pusė. Ir 1 milimetras yra 1 milijonas metų. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu mes kalbėtume apie šito laiko sulyginimą su žmogumi, ar ne? Tai reiškia, hominidai, žmogbeždžionės, kurie Žemėje atsiranda prieš 7 milijonus metų, atsiranda likus 7 mm iki galutinio taško. Jeigu kalbam apie homo sapiens, protingai žmogų, tokį, kokie mes čia visi save laikom, tai jie atsiranda likus nepilnam milimetrų iki galutinio taško, arba dar tiksliau 0,3 mm iki galutinio taško. Ir tada tas mūsų visos politinės rėtynės, istorijos ir kas tik nori, civilizacijų raida, žinoma, kad jinai labai smarkiai paskęsta. Ir iš pradžių tai gali šokiruoti, reiškia, bet iš tikrųjų šitas supratimas ir suvokimas, jisai žmogų padaro daug paprasčiau žiūrinti į kasdienę buitį. Tai reiškia, kada tu suvoki tą didelį ilgą laiką, tu supranti, kad tavo tos problemos Žemės amžiuje jos yra absoliučiai niekinės. Ir tada tu šiek tiek pradedi su humoru į viską žiūrėti, ar ne? Tai yra ir kitokio atvaizdavimo priemonių, pavyzdžiui, amerikiečių geologai labai fainai tą Žemės amžių prilygina atstumui nuo Los Andželo iki New Yorko. 6000 km atstumas ir hominidai, reiškia žmogbeždžionės, atsiranda likus 30 metrų iki galutinio taško, o homo sapiensai atsiranda likus keliasdešimčiai centimetrų iki galutinio taško per visą 6000 km atstumą. Tai ką reikia daryti? Reiškia, kada aš kalbu apie geologiją, apie Žemės amžių ir procesus vykstančius joje,
Reiškia, mes turime galvoje tarsi nusibrėžti tiesę, kur yra pradžia 4,5 milijardo metų, pabaiga nuliukas. Ir aš kaip pasakau, kad kažkas įvyko prieš 20 milijonų metų, atsiminkit, tai yra 2 centimetrai. Reiškia 4,57 centimetro juostoje, tai sąlyginai su Žemės amžiumi lyginant, tai įvyko labai neseniai. Čia yra labai fainas paveiksliukas. Ir tarp kitko, šiaip jau, jeigu žmonės suvoktų geologiją, tai būtų vienas iš lankomiausių objektų Europoje. Įtariu, autobusais vežtų čia tiesiog žmonės visų žiūrėti. Nors tai yra visiškai laukinė vieta, tai yra Suomijoje, tai reiškia netoli Rovaniemi, Kalėdų senelio sostinės, miške, taigoje, tai reiškia yra tokia kaktų uola, arba uolų kakta, mes kaktomis vadinam tokias atodangas. Ir čia yra pačios seniausios ES uolienos. Reiškia, jom yra 3,5 milijardo metų. Kodėl ne Europoje seniausios? Dėl to, kad Europoje seniausios uolienos yra Ukrainoje. Reiškia, vėl simbolika, ne? Dabar karas iš esmės vyksta dėl seniausios Europoje žemės. Ir tai rodo, kad reiškia, Suomija yra labai sena, bet kas svarbiausia, kad mes su Suomija esam tam pačiam kontinente. Reiškia, jeigu mes paimtume Skandinavijos šalis, Estiją, Latviją, Lietuvą, Rusiją iki Uralo kalnų, Baltarusiją, Ukrainą, pusę Lenkijos, visą Baltijos jūros duburį, tai yra tas toks didžiulis Baltikos kontinentas, kuris pradėjo kaip tik formuotis prieš 3,5 milijardus metų, pabaigė maždaug prieš 1,5 milijardo metų. Ir visa tai įvyko pietų pusrutulyje. Reiškia, ten, kur yra dabar Argentina, kur yra Australija, maždaug tose platumose vyko tie procesai. Ir vėliau, susiklijavusi tą plokštę, su tam tikrais pasvyravimais, keliavo į šiaurę. Reiškia, dabartinės savo platumas mes pasiekėme maždaug prieš 100 milijonų metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitos didelės kelionės metu mes skirtome įvairias klimato juostas. Reiškia, pradėję savo kelionę kažkur tai pietų pusrutulio vidutinėje platumoje, kirtom pietų pusrutulio tropikus, ekvatorių, kirtom šiaurės pusrutulio tropikus, galų gale atsidūrėm vidutinėse platumose šiaurės pusrutulyje, jeigu kalbėt apie Skandinavijos teritoriją, jinai apskritai yra arktinėje aplinkoje. Reiškia, per visą šitą laiką mes pabuvom skirtingam klimate, o kartu per visą šitą ilgą laiką ir pati Žemė labai smarkiai keitėsi, apie tai bandysime ir pasikalbėti. Dabar, kada mes kalbame apie Žemę, man labai patinka fuksiukai, kada pas mane ateina, ar ne, pirmą kursėje aš sakau, mėly studentai, sakykite, dėl ko keičiasi klimatas. Nu ir visi rankytės ten pakėlė iš karto dėl žmogaus veiklos. Tai reiškia per tą metrą, 4,57 centimetrai, klimatas kinta tik tai 0,3 mm. Iš tikrųjų ne. Reiškia, Žemė iš tikrųjų mūsų labai smarkiai keitėsi ir joje yra buvę tiek žiauriai karšta, ypatingai jos susiformavimo pradžioje. Tas pirmasis geologinis periodas netgi vadinamas Hado vardu, reiškia, pagal graikų mitologiją, tai yra pragaras, požemio karalystė, kitaip tariant, dėl to, kad iš tikrųjų tuometinė Žemė buvo pragaras. Joje paviršiaus temperatūra siekia maždaug apie 400 laipsnių. Nu, kada jūs vištą orkaitėje kepat, ten yra 200 laipsnių temperatūra, reiškia 2 kartus karščiau negu kepant orkaitėje vištą. O pica, kas kepa naujose krosnyse, ten apie 400 yra. Ir buvo labai šaltų laikotarpių. Va čia va kaip tik yra toks paveiksliukas. Reiškia, nu, sakykime, suapvalinus, tai prieš 650 milijonų metų buvo kriogeno laikotarpis ir tuo metu visa Žemė buvo po ledu. Reiškia, tuometinė Žemė, netgi jinai yra vadinama sniego gniūžtė žemė, arba angliškai yra terminas snowball earth, reiškia, nuo poliarinių iki ekvatorinių sričių visur buvo ledynai. Yra tam tikros mokslinės publikacijos, kurios sako, kad gal kai kurios teritorijos nebuvo apledėjusios, reiškia, bet tai yra daugiau išimtis negu taisyklė. Didžioji Žemės dalis buvo po ledu. Na ir kaip tik tokį, reiškia, grožį mes aptinkame savo kelionėse, 2 metus iš eilės, ir 23 ir 24 metais keliavom į Varangerio pusiasalį. Ir čia matome tą gražų vaizdą, kurį aš norėčiau, kad jūs visi atsimintumėt, dėl to, kad mes paskui labai gražiai jį galėsim palyginti, ką mes matome pas mus Lietuvoje. Tačiau va
šitie dariniai, šita morena, jinai buvo suklostyta prieš 650 milijonų metų. Reiškia, apačioje yra smiltainiai, kuriais linko tie ledynai. Įdomu, kad tie smiltainiai yra išbraižyti, reiškia taip kaip ant plytelių tokios įstrižos juostos, kurios labai gražiai rodo ledynų slinkimo kryptį, bet tas slinkimas vyko prieš 650 milijonų metų. Ir kaip tik šitie dariniai yra išlikę. Dabar aš noriu Jums parodyti svarbiausią geologinį dokumentą. Greičiausiai Jūs visi jį esat matę, ne visi galbūt jau ir atsimenat. Reiškia, mokykloje šiek tiek supaprastinta, Jūs šitą geologinio laiko skalę arba geologinę lentelę visi esate matę. Ir jeigu turėjot griežtą geografijos mokytoją, greičiausiai jis net reikalavo, kad Jūs tuos geologinius periodus išmoktumėte atmintinai. Tie vargšai vaikučiai išmoksta Kambras, Ordovikas, Ilūras, Devonas, Karbonas, Permas, Pumpurum, atsiskaito ir pamiršta. Man yra svarbiausia, kad Jūs suvoktumėt, kad šitoje lentelėje kiekvienas langelis tai yra tam tikras svarbus Žemės istorijos etapas. Reiškia, kažkas tai tuo metu Žemėje vyko tokio išskirtinio, kad to laikmečio bruožai įsirašo į tuo metu susidariusias uolienas ir geologas paėmęs mėginį, nesvarbu ar ten Australijoje, ar Pietų Amerikoje, ar Afrikoje, ar Europoje, tuos požymius randa ir gali pasakyti, aha, čia kaip tik to laikotarpio darinys. Reiškia, šita lentelė iš esmės yra lygiai taip pat, kaip mes istorijoje kalbame, ar ne, apie, sakykime, Lietuvos istoriją, iki krikščionišką Lietuvą, vėliau ten Mindaugo valstybė, vėliau ten, sakykime, ta didžioji LDK, sukurta, reiškia, bendra valstybė su Lenkija ir visos okupacijos, reiškia, kiekvieną laikmetį mes galime skirstyti į kažkokius tai etapus, į langelius. Lygiai taip pat yra padaryta su Žemės istorija. Ir ta istorija sudėta į 4 stulpelius, iš kurių 3 yra dideli stulpeliai ir 1 trumpas stulpelis. Ir čia prasideda visos įdomybės. Reiškia, šitas trumpas stulpelis atspindi 4 milijardų metų istoriją, o šitie 3 dideli stulpeliai kartu sudėjus atspindi 541 milijono metų istoriją. Reiškia, 3 dideli stulpeliai atspindi 8 kartus trumpesnį laiką negu 1 trumpas stulpelis. Vėlgi gali būti protmušiškas klausimas. Kodėl? Ar turit minčių kas nors? Daugiausiai ištyrinėta. Trūksta žinių apie tuos. Kokių žinių? Gal istorinių, gal pačių geologinių. Kas Žemėje svarbiausia yra? Kuo mes skiriamės nuo kitų planetų? Vanduo. Kitas dar dalykas? Dar kitas dalykas? Gyvybė. Visiškai teisingai. Reiškia, jeigu mes paimtume 4 milijardus metų, iš esmės gyvybė arba iš vis jos nebuvo, arba jinai buvo labai primityvi ir iš esmės mes turime labai nedaug fosilijų. Jeigu mes kalbam apie 541 milijono metų istoriją, Žemėje atsiranda sudėtingoji gyvybė ir pasikeitus sąlygom jinai nuolat kinta. Reiškia, vienos organizmų rūšys išmiršta, kitos atsiranda, taip nuolat vienas kitą keičia, reiškia, tose uolienuose nuolat palikdamos fosilijas. Ir čia kalba ne apie dinozaurus, ką ten kiekvienas vaikas iš karto įsivaizduoja, kad dinozaurai. Ne, tai yra smulkus organizmai, dažniausiai moliuskiukai kažkokie, ten graptolitai, konodontai, reiškia, tie yra svarbiausi, kurių buvo labai daug ir jie paplitę visame pasaulyje. Reiškia, pagal tų organizmų kažkokių išnykimą arba atsiradimą mes galime tą visą Žemės amžių suskirstyti į tam tikrus etapėlius. Na, o šitas laikas suskirstytas pagal super galingus kažkokius globalius įvykius. Reiškia, labai teisingai kažkas minėjo, pagal oro sudėties pasikeitimą, ar ne, kada atsiranda kažkokie tai fotosintetiniai organizmai, va kaip tik 2,5 milijardo metų, reiškia, archėjų nuo proterozovo skiria, atsiranda fotosintetinė gyvybė, ar ne, kuri vėlgi labai juokingai visose knygose rašo gamina deguonį. Negamina jinai deguonies, o bezda deguonį. Dėl to, kad jie vykdydami fotosintezę, reiškia, iš esmės maitinasi. Taip kaip mes pavalgom, vėliau einam į tualetą, taip ir tie organizmėliai, reiškia, pavalgo saulės šviesą, vandenuką ir anglies dvideginį ir išbezda deguonį. Tai yra šalutinis produktas. Tarp kitko, atsiradusi fotosintetinė gyvybė iš esmės sukėlė pirmąją mums žinomą ekologinę katastrofą.
Dėl to, kad prieš tai gyvenę organizmai, jie buvo pripratę gyventi be deguonies. Ir teko jiem arba slėptis į sąlygas, kur deguonies nėra, arba išmokti su juo gyventi, arba išmirti. Va, tai žmogui labai verta apie tai pagalvoti. Tai tiek, kad ten, sakykime, tie organizmiukai, tai jie keitė tą planetos cheminę sudėtį labai ilgai, 1,5 milijardo metų maždaug. O žmogus keičia tą planetos cheminę sudėtį labai mikliai. Geologiškai apskritai tai yra tiesiog nematuotinas laikas. Dabar keliauju iš karto turbūt apie tą Lietuvos geologinę istoriją, reiškia apie mūsų Vilniaus gamtinį pamatą. Reiškia, ką reikėtų suvokti. Man labai patinka, aišku, geriausia kalbėti yra gamtoje, kada aš turiu žemėlapį ir taip toliau. Reiškia, visa Lietuvos geologija, viskas, kas yra pas mus po kojomis, iš esmės mes galim suskirstyti į 3 tokias struktūras. Iš viršaus mes turim ledyninės nuogulas, toliau mes turime nuosėdinės uolienas, pakankamai didelį storį, ir pačioj iki pat astenosferos viršaus, reiškia iki to skysto arba takaus lydalo, mes turime kristalinį pamatą. Tai mūsų kristalinio pamato amžius Lietuvoje, tuo pačiu ir Vilniuje, yra 1,9–1,7 milijardo metų. Ir kristalinis pamatas visame pasaulyje, kokią sausumą mes bepaimtume, iš esmės yra susiformavęs kažkada kažkokioj kalnodariniai srityje. Reiškia, jeigu paimtume mūsų kristalinį pamatą, jisai susiformavęs labai fainoje aplinkoje, iš esmės lygiai tokioj pačioj, kaip dabar formuojasi Japonija. Reiškia, iš vienos pusės mes turime, reiškia, vakarų Lietuvos kristalinis pamatas sudarytas iš kontinentinės sudėties uolienų, rytų Lietuvos blokas ir kartu, reiškia, Vilniaus dalis yra sudaryta iš okeaninės plutos. O per vidurį Lietuvos, maždaug per Kauną ir toliau į šiaurę, iš šiaurės į pietų, yra nutįsęs kažkada tai buvęs vulkaninių salų lankas. Reiškia, galim įsivaizduoti, kad čia, kur buvo Vilnius, kažkada tai buvo jūra, vėliau jinai užsidarė. Reiškia, tos visos uolienos buvo iškeltas ir mes maždaug apie milijardą metų turėjome vis mažėjančius kalnus. Reiškia, dėl to, kad geologiškai, kada kalbam, turim sausumą ir vandenyną. Tai sausumoje nuolat vyksta lyginimo procesas, kažkoks tai, reiškia, nuolat vyksta dūlėjimas ir tų dalelių išnešimas, o vandenynuose jos kaupiasi. Tai reiškia, kada susidarė tie kalnai, mūsų plokštė susilipdė, reiškia, patapome Baltikos kontinento dalimi, iš pradžių buvo didžiuliai kalnai, o vėliau jie ardomi milijardą metų, ardomi, reiškia, mes buvom iš pradžių aukšta kalninė sausuma, o vėliau vis žemėjom, ir per milijardą metų absoliučiai, reiškia, tas mūsų kristalinis pamatas yra nulygintas. Vis dėlto jį veikia ir visi kiti procesai, ir čia yra labai įdomus dalykas, kad mūsų kristalinio pamato paviršius yra labai nevienodas. Jeigu mes paimtume Klaipėdą, ten kristalinis pamatas yra maždaug 2 km gylyje, jeigu paimtume Varėną, ten yra 200 metrų gylyje. Reiškia, jeigu mes nukasam viską nuo kristalinio pamato, mes turime kalnus, kur aukščiausia viršūnė būtų ties Varėna. Bet tie kalnai irgi būtų po vandeniu. Reiškia, lygina tuos kalnus, lygina, kol atkeliaujame į tokias žemumas, kur jau periodiškai Lietuvos teritorija užliejama yra jūros. Ir štai čia yra labai fainai parodyta, reiškia, sudėjau tas kotezę, tokias schemybės paleogeografinės, reiškia, va čia va galima matyti amžius, ar ne? O čia va šitas raudonas taškas, kuris žiūrimas, yra mūsų teritorija. Reiškia, prieš 750 milijonų metų mūsų Baltikos kontinentas, kaip sakiau, buvo pietų pusrutulyje ir po truputėlį keliauja. Reiškia, keliauja, čia jau Devono laikotarpis prieš 370 milijonų metų. Ir štai čia va prieš 100 milijonų metų jau mes esame dabartinė pozicija. Šitos kelionės metu, kiek mes visokiausių dalykų prisidėjome. Reiškia, mes susidurdavom su kitais kontinentais. Mes, tai sakau, Baltikos kontinentas, ar ne? Reiškia,
Kažkada tai Baltikos kontinentas susidūrė su dabartiniu Amerikos kontinentu ir Grenlandijos kontinentu. Reiškia, dabar mes ten turim Skandinavijos kalnyną, kur Norvegijoje labai džiaugiamės, ar ne? Visi tie kaledonidai tai yra tos sandoros ribos. Įdomu, kad va tie kalnai, kuriuos mes matome Norvegijoje, lygiai tokie pat yra Šiaurės Amerikos rytinėje dalyje, reiškia tos pačios uolienos. Dėl to, kad kažkada tai tas kalnynas buvo perskeltas. Toliau iš rytų mes turime Uralo kalnyną, dėl to, kad kažkada tai Baltikos kontinentas susidūrė su Sibiro plokšte. Iš pietų mes turime Kaukazo kalnyną, ypač didįjį Kaukazą. Reiškia, kažkada tai susidūrėme su mažomis plokštėmis, kurios net pavadinimų nelabai turi, ir net ne viena, o keliomis, kurios iškėlė Kaukazo kalnyną. Dabar labai įdomu, jeigu žiūrėtume visą Europą, ar ne? Reiškia, keliaujam per Lenkiją ir maždaug nuo pietų Lenkijos prasideda Sudetai. Tai yra seniausios sanduros vėlgi su mažytėmis plokštėmis, kurios iškėlė tos mūsų Sudetų kalnus. Dar vėliau atsiduria kitos mažos plokštės, suformuoja Karpatus. Ir galų gale atkeliauja visas Gondvanos gabalas, reiškia Afrikos kontinentas, kuris formuoja Alpes. Visa tai vyksta sandūroje su Baltikos kontinentu. Tai reiškia, visur mes šituose procesuose dalyvavome. Dabar, jeigu žiūrėtume į mūsų teritoriją ir kokias uolienas mes turime Vilniuje, reiškia, uolienos yra kaip tos žemės istorijos metraštis. Reikia suvokti, kad Lietuvos teritorija iš esmės nuo 1,9 milijardo metų mes turime visų geologinių periodų nuosėdas. Dėl karbono šiek tiek yra tam tikrų mokslinių diskusijų, bet iš esmės visų geologinių periodų nuosėdas. Ir štai Vilniuje mes turime labai įdomius laikotarpius. Reiškia, pasibaigia tas ledynmetis, tas kriogeno ledynmetis, Žemėje atsiranda kažkokie tai keisti gyviai. Reiškia, labai keisti dėl to, kad nei po to tokių buvo, nei prieš tai tokių buvo. Iš esmės galime įsivaizduoti juos visus minkštus labai, kažkokius tai kaip medūzos panašiai. Reiškia, tie gyviai yra vadinami dabar Ediakaro biota. Nu, kada aš buvau studentas, jie dar buvo vadinami vendobiontais. Pasikeitė ir pačio geologinio periodo pavadinimas, reiškia, ir kartu tos gyvybės pavadinimas. Manoma, kad kaip tik va šituo laikotarpiu atsiranda ir kirmėlės, reiškia, kažkokie tai tie beskelečiai sutvėrimai, ir va šitų beskelečių sutvėrimų liekanas mes taip pat turime ir Vilniaus gręžiniuose. Reiškia, kada tu pasiėmė gręžinių kerną, kernas yra ta gręžinio šerdis, reiškia, tyri juos ir matai tas fosilijas, kurios tuo metu gyvena. Toliau, reiškia, Kambro laikotarpiu buvom sekli tokia priekrantė, o Ordoviko Silūro metu iš esmės pasidarome gili jūra, kurioje gyvena labai keisti sutvėrimai, reiškia, labiausiai išplitę yra tokie trilobitai, reiškia, iš esmės visų dabartinių vabzdžių protėviai. Tuo metu tam laikotarpiui nepaprastai svarbi gyvybės forma, taip vadinami graptolitai, reiškia tokie, matot, kaip šukos kažkokios. Tai iš tikrųjų tai kiekvienas šitas narelis yra tų graptolitų kolonija, kurioje aibė tų graptolitukų gyvena. Reiškia, toliau atsiranda konodontai, va, štai tokie minkštos, tarsi kaip žuvis, kaip negės, kažką tai reiktų įsivaizduoti, tai vienintelis dalykas, kas iš jų išlikdavo, tai tik tai dantukai. Viskas, daugiau nieko nelieka. Na ir aišku, įvairiausių moliuskų, tų pečiakojų moliuskų ir taip toliau, tuo metu taipogi buvo gausu. Visa tai buvo Vilniaus teritorija. Atkeliaujam į nepaprastai įdomų laikotarpį, Devono laikotarpį. Ir reiškia, Vilniaus teritorija taip pat kažkada tai buvo sekli priekrantė. Devono laikotarpis yra įdomus tuo, kad tai yra visiškas žuvų suklestėjimo metas. Reiškia, visas žuvis, kurias jūs dabar žinote, na, sakykime, gal ir yra kokių žuvų specialistų, ten taip toliau, tai jie daugiau žino, bet paprastas žmogus, karpiai, ešeriai, ten menkės ir visa kita, ką mes įsivaizduojam, reiškia, priklauso spindulė pelekių žuvų klasiai. Kaip tik Devono metu jos suklesti. Tuo tarpu išnyksta šarvuotosios žuvys, išnyksta ten dvikvapės žuvys įvairiausios, reiškia, visiškai pasikeičia vyraujanti žuvų klasė, kuri iki šiol tebe vyrauja. Ir tuo pačiu Devono laikotarpis yra įdomus, kad jame atsiranda
Tokie organizmai, kurie jau išlipa į sausumą. Reiškia, jie yra vadinami keturkojais arba lotyniškai tetrapodai. Ir čia prasideda visos įdomybės, reiškia, seniausi tetrapodo pėdsakai pasaulyje yra rasti Lenkijoje, Šventokšisko kalnuose. Mes savo kelionėje, tarp kitko, aplankom tą vietą, reiškia, tai nėra kažkokie pavieniai pėdsakai, bet yra visa tų pėdsakų grupė ir dar net uodegos šliūžė, reiškia, matosi, kaip tempia ta amfibija. O jeigu kalbėtume apie tikruosius radinius, reiškia fosilijas tų tetrapodų, seniausiai jie pasaulyje yra rasti Latvijoje. Ir pavadinti Venta Stega vardu, reiškia pagal Ventos upę. Ir antiek latviam tai yra svarbus radinys, kad jie net yra išleidę proginę monetą. Neatsimenu, ar euro, ar 2 eurų monetą. Va. Dabar Devono laikotarpis išsiskiria dar vienu įdomiu įvykiu, kurių aš noriu, kad žmonės žinotų. Reiškia, tai yra labai svarbi Žemės istorijos dalis. Reiškia, per visą Žemės istoriją įvyksta gausybė tokių laikotarpių, kai staiga kažkodėl daug organizmų grupių išnyksta. Tokie laikotarpiai yra vadinami masiniais išmirimais. Ir tų masinių išmirimų buvo gausybė per visą Žemės istoriją, bet yra išskiriami 5 didieji masiniai išmirimai. Iš kurių vieną jūs visi puikiai žinot, reiškia, prieš 65 milijonus metų pokštelėjo asteroidas, kuris išnaikino tuos neskraidančius dinozaurus. Ar ne? Ta kiekvienas vaikas, suaugę biškį mažiau, bet vis tiek žino. Va, bet iš tikrųjų ne šitas buvo didžiausias iš 5 didžiųjų masinių išmirimų. Reiškia, didžiausias, dar prieisim prie jo. Reiškia, bet Devono metu taip pat įvyksta vienas iš didžiųjų masinių išmirimų. Ir jis įvyksta dėl labai įdomios priežasties. Reiškia, dėl to, kad sausumoje pradeda augti miškai. Visai čia smegenys gali susisukti, ar ne? Kaip tai miškai auga ir visi išmirė čia, kas čia darosi. O labai paprastai, reiškia, kada pradėjo augti miškai, jie pradeda formuoti dirvožemį. Visiškai nauja medžiaga žemėje. Visiškai chemiškai nauja medžiaga žemėje. Ir kaip mes šnekėjom, sausumoje nuolat vyksta ardymas. Reiškia, tas dirvožemis yra išplaunamas į seklias jūrų ir vandenynų priekrantės. Ir šito masinio išmirimo metu daugiausiai išmirė taip vadinami bentosiniai organizmai. Bentosiniai tai tie, kurie gyvena prisitvirtinę prie jūros dugno. Koralai įvairūs, pintys, ten, sakykime, moliuskiukai įvairiausi ir taip toliau. Reiškia, daugiausiai jų grupių, genčių ir šeimų išmirė. Dėl to, kad tas išplovimas visiškai keitė vandens sudėtį. Štai taip atrodė Vilnius maždaug prieš 250-201 milijoną metų. Buvome tikriausiai dykuma. Labai įdomu, reiškia, jeigu kažkas tai matė ten nuotraukas, gal ir patiems kam nors teko būti, mes kaip tik šį savaitgalį buvom Šaltiškių molio karjere, reiškia, ten suklostytas molis yra. Tai turime įsivaizduoti viską tokią kaip Čado teritorija, ar ne, reiškia, Centrinė Afrika. Didžiąją metų dalį vis sausėja ir staiga terkštelna gausybė liūčių, ar ne, pasileidžia srautai, tos upės įtekėdavo kartais į kažkokį tokį dykuminį ežerą, taip toliau, tai žodžiu, va taip susiklostė tam Šaltiškių karjerė molis. Bet pas mus Vilniuje iš esmės, reiškia, tų nuosėdų nėra išlikę, to laikotarpio nuosėdų nėra išlikę ir pas mus buvo va štai toks vaizdelis, kaip mes matome čia. Reiškia, palaipsniui viskas buvo ardoma, bet buvo visiška dykuma, sausu telaitė. Na ir atkeliaujame į jūros periodą, Vilnius turėjo atrodyti maždaug taip. Reiškia, iš esmės, mangrovių pelkės, reiškia, knibžda gyvybės, turim žinot, kad jūra tai yra dinozaurų klestėjimo metas ir kaip tik labai faina, vėlgi sakau, buvom Šaltiškių molio karjere, šito laikotarpio sluoksniuose radome suanglėjusius medžius. Ne šiaip kažkokius gabaliukus, bet didžiulius gabalus, reiškia, jau kiekvienam žmogui aišku, kad tai yra medis, reiškia, tik tai, kad bet kuriam žmogui parodytum, sakytų, aha, čia malkas sudegus, dabar ten kažkas ištraukė iš laužavietės ir panašiai. Nieko panašaus, tai yra tiesiog suanglėję medžiai, kurie nuvirto vat štai tuo metu. Na ir aš, kaip sakau, yra tik tai laiko klausimas, kada mes Lietuvoje surasime ir tikrųjų dinozaurų liekanų.
Ir reiškia, bėda yra ta, kad jūros laikotarpio sluoksniai pas mus yra pakankamai giliai. Ir reiškia, palaidoti, tai didžiąją dalį mes jau pasiekėm tik gręžiniais. O iš kitos pusės ir mūsų geologai yra labai nepatyrę, reiškia, jeigu mes aptiktume, arba įsivaizduokit, kažkur tai atodangoje aptiktume dinozauro kaulą, tai dar nesuprastume. Reiškia, mes nei vienas nedirbam su tais kaulais, mes jų nematėm. Reiškia, tik visiško atsitiktinumo dėka, kažkokio entuziasto dėka, aš galvoju, kad bus surasti pirmieji radiniai, ir aišku, ta vietovė kažkokia tai jau bus tada detaliai tyriama. Atkeliaujam į nepaprastai įdomų laikotarpį, prieš 100 milijonų metų. Reiškia, tada, kada mes atsidūrėm jau dabartinėse platumose, čia yra labai fainas to laikotarpio, reiškia, vaizdas. Ir šitas laikotarpis išsiskiria keliais nepaprastai įdomiais variantais. Reiškia, ką mes kalbėjom prieš tai, kada mes buvom dykuma, tuo metu egzistavo didžiulis Pangėjos kontinentas. Reiškia, visos šitos žemės masės buvo sulipusios. Reiškia, iš esmės, tu tuo metu galėjai pėsčiom nueiti nuo Australijos, per Antarktidą, per Afriką, per Pietų Ameriką iki Šiaurės Amerikos. Pėsčiom. Bet greičiausiai būtų tekę brist per neperbrendamus miškus. Kreidos laikotarpyje jau tas kontinentas pradėjo kaip turi būti skilinėt. Ir žinoma, kad tuo metu Žemėje vyravo didžiulis vulkanizmas. Milžiniškas vulkanizmas. Įsivaizduokit, reiškia, visos šitos atsiskyrusios dalis, tai turėjo visur veržtis ugnikalniai. Mes iš vis gyvenam šio laikiniam pasaulyje, mes gyvenam visiškai vulkaninėme štiliuje. Tai reiškia, yra gal šiek tiek virš 1000 besiveržiančių ugnikalnių. Jie yra labai slabni, jeigu lygintume su geologinė praeitimi ir jeigu lygintume su geologinė ateitimi. Reiškia, neslabnas jau bus kada koks Jelauštaunas pokštelės, ar ne? Arba Europoje mes taip pat tokį turim, tik nieks apie jį nekalba, Lacherio ugnikalnis. Reiškia 40 km nuo Frankfurto. Vėlgi, kai jis pokštelės, oi, ten visa Vokietija, Prancūzija, Lenkijos dalis, reiškia, paskutinį kartą, kai jis išsiveržė, buvo padengta vulkaniniais pelenais. Na, šiek tiek apie tai dar papasakosiu. Va, ir šito laikotarpio metu Lietuvos teritorija, neišsigąskit to žemėlapio, aš jau nesistengsiu kažko baisiai papasakoti, jums svarbiausia pažinti spalvas. Reiškia, matom, yra žalios spalvos, ar ne? Tai jeigu mes nubrėžtume hipotetinę liniją nuo Klaipėdos per Kauną maždaug iki Pabradės, gautųsi, kad čia yra kranto linija. Ir į šiaurę nuo šitos kranto linijos jūros nebuvo, o į pietus jūra buvo. Ir štai vėl aš primenu, kad sausumoje, reiškia, vyksta ardymas, o jūrose, vandenynuose kaupėsi nuosėdas. Reiškia, kur šitos žali plotai, ten klostėsi tuo metu tos nuosėdos. Ir štai, kas yra labai įdomu, kad reiškia, palaukit, neįdėjau to. Reiškia, šitose nuosėdose yra randama labai daug ryklių dantų. Tai reiškia, šitoj seklioj jūros priekrantėje gyveno gausybė ryklių, jie buvo nedidukai. Rykliai apskritai labai įdomus sutvėrimai, reiškia, jie turi kelis žandikaulius. Kiekvienam tam žandikaulyje yra gausybė dantų. Ir kas kelis metus jie tą žandikaulį su tą gausybę dantų išmeta. Atauga naujas. Reiškia, tiem dantukam fosilizuotis yra gausybė šansų. Už tai jų čia tiek daug yra randama. Reiškia, tie rykliai nedideli buvo, iki metro dydžio maždaug, gyveno tiek druskingame vandenyje, tiek įplaukdavo iš sausumos į jūrą įtekančias upes. Na ir kaip tik prieš Ukrainos karą, dar buvo ukrainiečiai kolegos atvažiavę, jie kaip tik tuos dantukus irgi tyrė. Manau, kad tie tyrimai prasitęs, kada viskas nurims ir turėtų vėl atsinaujinti tie darbai. Tuo pačiu metu, reiškia, čia jau pačiam teko įskaityti tokius dalykus, reiškia, kaip tik prieš 100 milijonų metų, Anglijos teritorijoje ir Rusijoje, geografiškai įsivaizduokim, čia Anglija, čia Rusija, buvo aptikti tokio pterodaktilio likučiai. Mes esame kaip tik tarp Anglijos ir Rusijos. Šitas pterodaktilis gyveno sekliose jūrų priekrantėse, ryškiai žvejodavo tenai, gaudydavo tas žuvis. Ir jeigu aptikta yra Anglijoje arba Rusijoje, 100%, kad jisai gyveno ir pas mus, dėl to, kad mes esame lygiai toje pačioje platumoje. Dabar kreidos periodas, ne veltui jis yra pavadintas kreidos periodu,
reiškia gausybė besiveržusių ugnikalnių, kaip mes šnekėjom, ten tas kontinentas suskilinėja, žiauriai sušildė mūsų klimatą. Tai yra lyginama pagal vandenyno priedugnio temperatūrą, reiškia, jeigu dabar mes kalbame, kad vandenyno priedugnio temperatūra yra maždaug 2-3 laipsniai Celsijaus, kreidos laikotarpiu, tam tikrais ypač laikotarpiais, reiškia, pasiekdavo priedugnio temperatūra 18 laipsnių. Įsivaizduojat? Reiškia, vandens paviršiaus temperatūra 30-40 laipsnių, oro temperatūra 60-70 laipsnių. Ir va tokiam pečiuje puikiausiai gyveno, reiškia, tie didžiuliai monstrai dinozaurai. Kaip tik netgi dalis iš jų šaltakraujai gyviai, jiem ten tokia temperatūra kaip tik yra labai, labai patinkanti, taip toliau. Dabar, kada taip sušilęs klimatas, o sušilęs jisai dėl to, kad tie ugnikalniai išspjovė gausybę CO2, o CO2 yra puikus maistelis planktonui arba tiem fotosintetiniam organizmam, ar ne, kur besda deguonį. Reiškia, jie valgo tą CO2. Kuo daugiau CO2, tuo daugiau jie maisto. Tai aš įsivaizduoju, kad tam tikrais laikotarpiais tas pasaulinis vandenynas, jisai net plutele buvo padengtas to planktono. Dėl to, kad tuo metu, kreidos laikotarpio metu, susiklostė didžiulės kreidos storymės. Kreidą visi pažįstame, reiškia, ant lentos rašydavo su kreida. Ta kreida sudaryta iš tų mikroskopinių organizmų, planktoninių organizmų skeletėlių. Ir dabar kitas įdomus dalykas, reiškia, įsivaizduokim, tas planktoninis sutvėrimas, jisai matomas praktiškai tik per mikroskopą, bet iš esmės yra kaip sraigė, ne? Turi kietąją tą dalį, skelečiuką ir turi minkštąsias dalis. Tai va iš tų skelečiukų susidarė kreida, o iš minkštųjų dalių 70% dabar eksploatuojamos naftos. Reiškia, jeigu mes paimtume Karibų jūrą, Persijos įlanką, Šiaurės Atlantą ir taip toliau, ta nafta yra susiformavusi būtent kreidos metu. Štai koks įdomus laikotarpis. Dabar, kada aš kalbu apie šituos visus laikotarpius ir apie šitas uolienas, ir kada kalbėjau apie Žemės amžių, reiškia, kada atsiranda sudėtingoji gyvybė, vis užsimindavau kažkaip tai apie klimatą. Reiškia, ir užsiminiau, kad tas klimatas nuolat kinta. Ir aš noriu, kad jūs po šitos paskaitos išėję jau nebūtumėt kaip tie mano fuksiukai, ar ne, kad jau žinotumėt, kad ne tik žmogus keičia tą klimatą, bet tas klimatas keičiasi dėl gausybės faktorių. Aš tik noriu pasikartot, kad aš jokių būdų nesakau, kad žmogaus veikla nekeičia klimato, greičiausiai keičia, tik tai ne iki galo aišku, kiekybiškai reiškia, kiek keičia ir panašiai, bet klimatą nulėmė gausybė faktorių. Reiškia, apskritai klimatą įvardinčiau kaip sudėtingiausią gamtinę sistemą, reiškia, kažkur tai sudėtingesnė tokia sistema, ar panašaus sudėtingumo sistema turėtų būti Žemės gelmėse, kur maišosi magmos lydalas. Ir tai jį turbūt faktorių mažiau įtakoja negu Žemės paviršiuje. Tai va apie tą klimatą noriu šiek tiek pašnekėti. Reiškia, jeigu taip grubiai, visus tos faktorius, kurie nulėmė, koks bus Žemėje klimatas, nulėmė astronominiai reiškiniai, reiškia, kas vyksta kosmose, ir tie reiškiniai, kurie vyksta Žemėje. Štai čia yra labai faina kreivė, kuri rodo, kaip aš nemeluoju, ne? Čia reiškia iš Wikipedijos paėmiau, dėl to visi galite ją pamatyti, rasti, ir čia jokio stebuklo nėra. Reiškia, čia rodo, kaip mūsų klimatas, galim žiūrėti tą bendrą trendo juostą, reiškia, kaip jisai kito per visą sudėtingos gyvybės egzistavimo laiką. Reiškia, kada pakyla, buvo šilčiau, kada nusileidžia šilčiau, pum, atkeliaujam į dabartį. Mes matome, kad mes gyvenam pačiam šalčiausiame laikotarpyje per visą sudėtingos gyvybės egzistavimo laiką. Taip šalta, kaip kvartero periode, Žemėje buvo tik prieš 444 milijonus metų Ordoviko ir Silūro sistemų riboje. Tuometinis atšalimas Žemėje sukėlė vieną iš 5 didžiųjų masinių išmirimų. Pasakojau aš jums apie Devoną, o čia kitas, pats pirmasis, reiškia didysis masinis išmirimas. Ir dabar taip pat yra manoma, kad vyksta išmirimai. Tik mes nepastebim tai. Vertindami, sakykime, savo biologiniam žiniom, mes matom, mes daug ką nurašom į žmogaus veiklą ir taip toliau, bet jeigu mes imtume kvartero periodą, gausybė organizmų rūšių išnyko. Ir toliau nyksta. Va, dabar, jeigu mes kalbame apie klimatą,
Čia yra labai faina kreivė, kuri rodo, kaip klimatas kito per pastaruosius 5,5 milijonus metų. Reiškia, pagal Antarktidos ledą. Reiškia, mes matome, kaip tie klimato svyravimai vyksta gana trumpuose laikotarpiuose, ar ne? Reiškia, ir šilčiau, ir šalčiau. Matosi, kad tas intensyvumas kažkodėl tai didėja, reiškia, einant į dabartį. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrim jau visai trumpą kreivę geologiškai, reiškia atspindinčią 12 000 metų laiką, arba Lietuvoje vykusi poledynmetį, mes matome, kad vėlgi tai šilčiau, tai šalčiau, tai šalčiau, bet jeigu atkeliaujame į dabartį, mes matome, kad dar negyvename šilčiausiame laikė, nors turbūt labai sparčiai artėjom, kuris buvo prieš maždaug 8-6 tūkstančius metų. Kaip tik tuo metu, reiškia, žmonės pradėjo versti žemdirbystę. Nu, šiek tiek anekdotas, bet ir ne anekdotas, reiškia, dabar archeologai jau beveik ir nesiginčia, kad žmogus žemdirbystę pradėjo verstis ne dėl maisto. Reiškia, maisto ir taip pilna buvo, bet reikėjo gamintis alkoholį. Reiškia, o kad alkoholį pasigamintum, tai reikia kultūrų. Tai praktiškai alkoholis greičiausiai ir nusėslino tą žmogų, nu čia viena iš hipotezių, bet labai pagrįsta. Reiškia, kaip tik tuo metu Lietuvoje taip pat buvo tas vadinamas Atlančio laikotarpis, reiškia labai šiltas ir drėgnas klimatas. Tai kaip tik tuo metu į Lietuvą atkeliauja ąžuolai. O tuo pačiu ir mūsų ta vadinama virbelinės keramikos kultūra, Nemuno kultūra, kuri jau yra siejama tiesiogiai su mūsų protėviais baltais. Reiškia, kaip tik jie baltai atsirado maždaug prieš 6-5 tūkstančius metų. Taip pat dėl ko kinta tas klimatas? Reiškia, pirmiausia, reikia žinoti, kad ta klimatą, reiškia, pagrindinė lemputė mūsų šildanti, tai yra Saulė, ar ne? Ir Saulėje vyksta termobranduolinės reakcijos, reiškia, kurių metu yra išspinduliuojama energija. Nu ir kas yra įdomu, kad tos energijos, nežinia dėl ko, turime tai daugiau, tai mažiau. Įdomu tai, kad kartais tas energijos padidėjimas arba pamažėjimas yra cikliškas, reiškia pasikartojantis arba jos pamažėjimas arba padidėjimas. Kaip sakau, nežinia dėl ko, bet aišku, kada Saulės paviršiuje mes matome daugiau tamsiųjų dėmių, tada mes gauname daugiau Saulės energijos, kada mažiau tamsiųjų dėmių, tada mažiau energijos. Bet taip pat galim ir chaotiškai gauti. Reiškia, nesuprantame, kas toje Saulėje vyksta. Ten zondų dar nusiųsti negalime, taip toliau. Reiškia, ir astrofizikai iki šiol kol kas dar nesugeba suvokti, dėl ko sumažėja arba padidėja tas Saulės aktyvumas. Reiškia, čia toks tiesioginis poveikis. Toliau čia labai įdomus dalykas, kuris iš esmės turi poveikį mūsų tiem šaltiesiams laikotarpiam, ledynmečiam. Reiškia, mes kaip Žemė, kaip planeta skriejam aplink Saulę. Tam tikra orbita. Na ir čia visiškai sąlyginai, kad žmonėms būtų lengva suprasti, reiškia, ta orbita gali būti tokia apskritimo formos, reiškia, arba kaip vaikams sakau, tarsi kamuolys, arba gali būti tokia orbita tarsi kiaušinio formos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį, skrendant šią orbitą, mes gauname tolygų Saulės energijos kiekį. Bet kada mes skriejam tokia kiaušiniška orbita, vasaros metu mes gauname daugiau sąlyginai tos Saulės energijos, bet jau rudenį, žiemą, pavasarį žymiai mažiau. Tai reiškia, dėl šitos orbitos pasikeitimo žymiai prailgėja tam tikrose Žemės teritorijose tie šaltieji periodai. Reiškia, kada kiaušinių varom, iš karto kažkur tai tos šiaurinės platumos pasislenka į pietus. Ir tuo pačiu tai lemia mūsų ir apledėjimus. Vėliau apie tai kalbėsim. Maža to, keičiasi dar ir Žemės kaip planetos ašies polinkio kampas. Labai nedaug 2,4 laipsnio, bet tokio pasikeitimo užtenka, kad kokiu kampu mes gauname tą Saulės šilumą. Ir reiškia, kada pasisuka, taip pat prailgėja tie šaltieji laikotarpiai. Visą tai kartu sudėjus, reiškia, apsprendžia mūsų ledynmečius tarp ledynmečius. Ašis keičiasi kažkiek 41 000 metų, o ta orbita, reiškia, nuo apvalios iki kiaušiniškos, kas 110 000 metų. Reiškia, tai labai svarbu ir tai nustatė serbų mokslininkas Milankovičius, šitie vadinami yra Milankovičiaus ciklai.
Toliau visas pluoštas įvairiausių bėdų, kas vyksta pačioje Žemėje. Reiškia, ir nuo ko priklauso taipogi klimatas. Reiškia, pirmiausia, jeigu mes imtume Žemę, per visą Žemės istoriją, vienas iš pagrindinių klimato reguliatorių buvo vulkanizmas. Kodėl? Todėl, kad kada išsiveržia ugnikalnis, yra išspjaunamos tos vulkaninės dalelės kartu su dujomis. Ir tos dujos gali būti dvejopos. Reiškia, gali būti anglies junginiai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir metanas, o gali būti sieros junginiai. Tai anglies junginiai yra šildančios klimato dujos, o sieros junginiai yra šaldančios klimato dujos. Reiškia, dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų jūs visi žinote, kaip jos ten, reiškia, sukelia tą šiltnamio efektą, bet sieros junginiai patenka į viršutinius atmosferos sluoksnius ir saulės energijai neleidžia patekti į mūsų atmosferą. Reiškia, tokiu būdu sumažina saulės energijos patekimą ir tokiu būdu atšaldo klimatą. Toliau, klimatą labai klaidinga vertinti yra tik tai per anglies balansą. Nors šitas paveiksliukas būtent apie tai ir kalba, bet kartu galima pakalbėti apie kitus dalykus. Reiškia, pirmiausiai vyksta litosferos plokščių judėjimas. Reiškia, tos plokštės juda, čia atskira tema ir reiškia, apie tai galiu ilgai kalbėti, bet jos kada susiduria, susiformuoja kalnynai, juda plokštės visiškai chaotiškai, reiškia, ir kalnai gali būti nutįsę iš pietų į šiaurę, iš vakarų į rytus, skersai išilgai. Ir va tų kalnų išsidėstymas nulėmė, kaip judės mūsų oro masės. Kur pasiskirstys šiltosios oro masės, kur šaltosios, kur iškris daugiau kritulių, kur mažiau kritulių ir panašiai. Lemia klimatą. Labai dėl panašių dalykų, reiškia, ir dėl tektonikos, reiškia, dėl žemės plutos judesių, bet kartu ir dėl klimatinių faktorių, žodžiu, viskas susiję, keičiasi krantų konfiguracija, arba kitaip sakant, sausumos konfiguracija. Kaip išsidėsto tie žemynai priklauso, kaip vandeninė judės šiltosios šaltosios srovės. Reiškia, kur irgi nulėmė labai smarkiai klimatą. Toliau gyvybė, reiškia, sausumoji miškai, bet miškai iš tikrųjų yra santykinai mizeris, jeigu mes lygintume su ta gyvybė, kuri yra jūrose ir vandenynuose, tai yra vėl mano minėti planktoniniai sutvėrimai. Jų yra didžiulė gausybė, jie sudaro didžiausią biomasės dalį. Kai vaikams sakau, ne drambliai, ne žirafos ir net ne žmonės, bet būtent planktonas sudaro didžiausią biomasės dalį ir jie visi bežda deguonį. Ir kartu visi valgo CO2. Kuo daugiau atmosferoje CO2, tuo daugiau planktono. Tai yra labai svarbus klimato reguliatorius, nors ir jie patys labai smarkiai priklausomi yra nuo klimato. Toliau labai svarbus dalykas yra cheminis dūlėjimas. Apie jį iš viso labai mažai kur nors populiariai kalbama, bet tai yra labai svarbus, tai reiškia, anglies balanso reguliuotojas. Tai reiškia, cheminis dūlėjimas vyksta dėl dviejų pagrindinių, reiškia, dedamųjų. Vandens ir anglies dvideginio, kurie dar atmosferoje terkšt, jungiasi, sudaro hidrokarboninę rūgštį, gana agresyvę, ypač plagioklazmių, reiškia, toks mineralas yra uolienų atžvilgių, ir kada išlyja, tai ir vadiname mes rūgščiaisiais lietumis. Reiškia, išlyja tas rūgštus lietus, tirpina tas uolienas, yra išplaunamas hidrokarbonato anionas, kurį mes visi tiesiogiai arba netiesiogiai naudojame. Su maistu, reiškia, augalai, gyvūnai ir taip toliau, visi naudojame. Jo perteklius patenka į vandenynus ir ten iškrenta į nuosėdas. Pačios labiausiai paplitusios nuosėdos pasaulyje yra klintis ir dolomitas. Kodėl? Todėl, kad didžioji pasaulinio vandenyno dalis yra nusėta karbonatiniu dumblu iki 3 km gylio. Reiškia, visas pasaulinis vandenynas su tam tikrom išlygom, kaip mūsų Baltijos jūra, ar ne? Už tai mes sugadinti žmonės, net nežinom nieko apie tą karbonatinį dumblą, nes pas mus smėliukas atseit visur. Tai reiškia, tas karbonatinis dumblas tai yra būtent išimamas tas CO2 perteklius iš atmosferos. Jeigu jo niekas nepaduoda į atmosferą, karbonatinių nuosėdų sumažėja. Ir jeigu paduoda, vėl jų padaugėja. Ir kartu prie viso šito balanso prisideda ir žmogus. Visokių yra pamąstymų. Reiškia, kada manęs žmonės paklausė ekskursijose, kelionėse ir taip toliau, tai Jonai, tai kaip tu manai, ar ten ta žmogaus veikla lemianti yra klimato kaitai? Tai aš galiu jums pasakyti, kad nežinau.
Dėl to, kad gausybė iš šitų faktorių, ką aš jums paminėjau, yra kiekybiškai neįvertinti arba net ir neįvertinami. Reiškia, tu negali žinoti žmogaus dalies, kiek jisai prisideda, kol tu nežinai visų kitų dalykų. Reiškia, net jeigu mes kalbam apie gyvybę, įsivaizduokit, kiek yra visokių bakterijų ir taip toliau, kurių mes neatradę ir kurios arba valgo tą, sakykime, CO2, arba kaip tik išmeta kokius nors metanus. Reiškia, mes nežinome net tų kiekių, kokie yra. Reiškia, žinoma, kad žmogus prisideda, bet kokiu lygiu aš jums pasakyti negaliu, nes nežinau. Dabar, kada šita sudėtingiausia pasaulyje sistema, reiškia, klimatas veikia, reiškia, mes jau suvokiam, kad buvo tiek šaltesnių, tiek šiltesnių laikotarpių, bet jeigu kalbam apie tą kvartero periodą, paskutinį geologinį periodą, kuriame gyvename mes gyvename šalčiausiame periode. Ir natūralu, kad tokiu atveju susiformuoja ledynai. Reiškia, kas įvyksta? Šąla klimatas, iškrenta sniegelis ir tas sniegelis krenta, bet per visus metus tam tikrose pasaulio dalyse jau nebesuspėja nutirpti, nugaruoti. Ir to sniego vis daugėja ir po truputėlį jis pradeda virsti ledą. Reiškia, iš pradžių pavirsta į tokią keistą medžiagą firną. Reiškia, kada žmonės klausia, o kas tas firnas, tai labai faina mamom paaiškina. Tai kada jų vaikai pradeda mėtytis gniūžtėmis ir pradeda mamos bijot, kad išmuš vienas kitam akį, tai ir yra firnas. Vėliau tas firnas pavirsta į tikrąjį ledą, o dar vėliau jis pavirsta į melsvąjį ledą, dėl to, kad iš to ledo yra išspaudžiami oro burbuliukai. Tai reiškia, jisai pasidaro labai gražios spalvos, praktiškai kaip mano džinsai, tik tiek, kad tie ledynai būna tokie murziai, reiškia, tą melsvą spalvą netaip lengvai žiūrėti, bet iš tikrųjų jie tokio gražios akvamarino spalvos. Na ir tas ledas kaupėsi, kada susidaro to ledo maždaug 50-60 metrų storio danga, jisai skyla į 2 sluoksnius. Reiškia, tą galėtume įsivaizduoti kaip kažkokios 2 milžiniškos ledo lygis, ar ne, kurios stabiliai viena ant kitos būti nelabai gali. 50-60 metrų storio, tai yra keliolikos aukštų namas, reiškia. Bet šaltieji laikotarpiai tęsiasi pakankamai ilgai ir ledo storiai yra milžiniški. Reiškia, jeigu mes pasižiūrėtume, Grenlandijoje ledo storis siekia 3 kilometrus. Paprastai tie kilometrai žmonėms nieko nesako, tik priminsiu, kad televizijos bokšto aukštis yra 326 metrai. Reiškia, 10 televizijos bokštų sudėta vienas ant kito, tokia yra Grenlandijoje ledo danga. Antarktidoje dar didesnė, 14 televizijos bokštų sudėta vienas ant kito. Tai kaip tada elgiasi ledas, jeigu aš sakau, kad kas 50-60 metrų jisai skyla? Iš esmės galime įsivaizduoti viską, tarsi dėtume vienkartinės lėkštutes, vieną ant kitos dedam, pasiekiam tam tikrą kritinę ribą, ir jos visos subyra į visas pusės. Reiškia, kiekviena ta lėkštutė, atskirai paėmus, tai yra ledo plaštaka, ant kurių vis tiek kaupiasi krituliai ir jos yra išspaudžiamos. Reiškia, išspaudžiamos į visas pusės, iš to ledo skydo centro, reiškia, tarsi spinduliais keliauja į visas pusės. Va čia labai įdomu, reiškia, mes Lietuvoje žinom, kad ledynai pas mus atkeliavo, pagrindė iš šiaurės, ar ne? Bet jeigu aš stoviu šiaurės Norvegijoje, ten ledynai atkeliavo iš pietų, todėl kad mūsų ledo skydo centras buvo ten, kur yra šiaurinė Baltijos jūros dalis. Reiškia, kur yra Baltijos jūros šiaurė, Botnijos įlankos šiaurė. Ir dėl tos priežasties Sibire ledynų praktiškai nebuvo, dėl to, kad iki jų nedaeidavo krituliai. Reiškia, niekur tas vietinis ledo skydo centras nesusiformuodavo, o mūsiškiai jau nebepasiekdavo. Dabar čia yra paveiksliukas, reiškia, kaip tie kontinentiniai apledėjimai, reikia suvokti, kad ledynai yra labai skirtingi. Kalnų ledynai veikia vienaip, tie kontinentiniai apledėjimai, apie kuriuos mes tik tai žinome iš paveiksliukų ir taip toliau, daugelis veikia dar kitaip. Šelfiniai ledynai, reiškia, ant vandenyno esantis ledai veikia dar kitaip. Bet mes kalbame apie kontinentinį apledėjimą, ir reiškia, čia mes matome vaizdą, tarsi į gaublį taip iš viršaus žiūrėčiau, ar ne, kaip atrodo pasaulis. Čia yra Amerika, čia yra Europa. Tai
galit žinot, kad Amerikoje ledynai nukeliavo toliau į pietus. Reiškia, iš esmės jie praktiškai pasiekė Floridą, Kaliforniją, reiškia, beveik visa JAV buvo padengta ledynais. Europoje netaip toli, reiškia, jeigu nubrėžtume tą tokią hipotetinę juostą, Minskas, Varšuva, Berlynas, tai maždaug iki tenai jie nukeliavo, vat kada keliaujat į Europą, vis tiek visi perlėkt turim per Varšuvą, už Varšuvos viskas pasibaigė kontinentinio apledėjimų zoną. Jau tada ledynai buvo tik lokaliai, kažkokiose aukštesnėse vietose. Ir kada ledynai keliauja, tai yra pati baisiausia jėga, pati baisiausia Žemės paviršiaus ardomoji jėga. Reiškia, kad suprasti to ledyno didžiulę ardomąją veiklą, geriausia kažkur tai pavasario metu nuvaryti prie upelio, ar ne, kur nešamos ledo lytys. Reiškia, matom, kažkokie medžiai gali būti nulaužti, kažkur nuardyti krantai, net ir akmenytis kažkoks tai pastumtas gali, ir tą padarė ledas, kurios storis virš upės buvo apie 10 cm. Čia mes kalbame apie didžiulės ledo storymės, 10-metrinės arba 100-metrinės ledo storymės, tai reiškia, tas ledas savo kelyje ardo absoliučiai viską. Reiškia, iš esmės jis atlaužia didžiulius uolienų blokus, juos trina, mala, gurina, kaip didžiulės girnos, keliauja, man labai patinka, Renata va su Viktorija tai žino, reiškia, kada tu esi kažkur tai laukuose, kokio vieškelio su batu perbrauki, ir kaip ten visos tos uolienos nuardytos, o čia visas guralas, tas stumiamas, atkeliauja ledynai ten, kur yra pakankamai šilta, terkšta ir sutirpsta. Reiškia, visas tas guralas lieka. Tai va tas guralas yra vadinamas morena. Ir va šitas modeliukas nepaprastai gražiai visą tai parodo. Reiškia, turim tą lėkštutę, ledo plaštaką, kuri atkeliavus buvo štai iki čia. Reiškia, sustumė, kaip aš batu vadavą gūbrį, o vėliau pradėjo tirpti. Ir štai, kada pradėjo ledynai tirpti, reiškia, susidaro tirpstančio ledo kažkokie tai telkiniai. Čia va priledyniniai ežerai, kurie gali būti tiek ledo pakraštyje, tiek ant pačio ledo, tiek lede esančiuose plyšiuose. Taip pat nuo ledo pradeda tekėti gausybė upių, pamatysim, kaip ir Lietuvoje tas atsispindi, reiškia, tas upes reikia suvokti ne kaip vientisas kažkokias tai upes, o kaip kažkokį tai upių voratinklį, reiškia, taip vadinamus išsklaidytus srautus, kurie keliauja tolyn nuo ledo, bet gali keliauti ir iš ilgai ledyno pakraščio, gali tekėti ant ledo viršaus, o taip pat lede esančiuose plyšiuose, reiškia, gausybė to tirpstančio vandens pasileidžia bėgti. Ir štai kiekvienoje šitoje aplinkoje susiformuoja kitokios nuosėdos ir nuogulos. Kodėl aš taip mandravoju, čia sakau nuosėdos ir nuogulos? Dėl to, kad geologiškai nuogulos yra tos, kurios susiformuoja sausumoje. Reiškia, iš esmės vėjo supustytos, kažkokio to pačio ledyno sunešti tie guralai. O nuosėdos tos, kurios susiklosto vandens telkiniuose. Reiškia, ežeruose, jūrose, vandenynuose ir panašiai. Reiškia, ežeruose mes jau turėsim nuosėdas. Ir jos labai skiriasi ir mes jas galime pasižiūrėti. Aha, čia tiesiog modeliukas reiškia, kaip atrodo tas judantis ledynas. Kaip jisai viską krūtina, mala ir trina. Ir štai čia jau skirtingos aplinkos. Reiškia, va čia mes matome pavyzdį Islandijoje esantį ledo liežuvį, kuris vat juda, vat reiškia, apibrėžtume kaip va šito lėkštutę, ar ne? Tai jinai, šita ledo plaštaka perneša moreną. Kas ta morena? Iš esmės morena tai yra atlaužtų ledyno uolienų fragmentai, kurie daugiau ar mažiau yra sutrinti, sumalti, sugurinti. Reiškia, kada mes paimam moreną, jinai yra sudaryta iš visiškai neišrūšiuotų bet kokio dydžio dalelių. Reiškia, kada, įsivaizduojam, kai keliauja buldozeris, stumia kažkokį tai per vieškelį, ten viską jisai stumia. Lygiai taip pat tas ledynas. Ten turėsim ir riedulius, mažesnius akmenukus, dar mažesnius akmenukus, smėlio dalelės, molio dalelės, šiek tiek tarp molio ir smėlio, leuritinės dalelės, reiškia viso tos mišinys, bilio kokio dydžio dalelės yra vadinama morena. Ir įdomu, kad ta morena yra labai skirtinga, pavyzdžiui, Lietuvoje, labai skirtinga Latvijoje ir Estijoje ir Suomijoje. Lietuvoje mes turime, man patinka, močiutės, kada kaimuose kalba. O, sako, pas mane tai
žiauriai gera žemė, pas mane tai priemolis, o va pas kaimynką tai šūdas, ten jau priesmėlis, suprantate. Jos iš karto atskiria. Tai reiškia, kur yra moreninis priemolis, kur yra moreninis priesmėlis. Tik miesto žmonės neatskiria. Tai reiškia, pas mus yra moreninio priemolio. Jeigu nukeliaujam į Latviją arba Estiją, ten jau moreninio priemolio nėra, ten yra tik moreninis priesmėlis. Jeigu nukeliaujam į Suomiją, ten morena sudaryta tik tai iš didesnių ir mažesnių akmenų. Dėl to, kad ledynai, kuomet slinko, jie nespėjo to viso sugurinti, reiškia, sutrinti, sumalti ir panašiai. Na ir dar kitų priežasčių yra, reiškia, iki molio dalelių tų pačių smulkiausių ledynai net nesutrina. Reiškia, jie turi užgriebti jau prieš tai suklostyto molio. Dabar, O kaipgi Dzūkijos Bieskos? Tuoj apie regionus dar kalbėsim. Toliau dar labai įdomus dalykas, ko žmonės ne visada žino, kad ledynai perstumia ne tik tokius didžiulius gabalus kaip Barstyčių akmuo ar Puntuko akmuo. O čia va yra Riugeno sala ir čia yra Jasmundo nacionalinis parkas. Šita atodanga vadinasi Kionikštūl atodanga. Kai karaliaus sostas. Iš esmės dabar jinai sugriuvo, tarp kitko, ir aš nesu buvęs, kai jinai sugriuvo. Tai va šitas didžioji dalis Jasmundo nacionalinis parkas yra atstumtas apie keliasdešimt kilometrų iš Švedijos teritorijos. Reiškia, visos šitos atodangos tai yra ledyno atstumto luisto dalis. Ir tokių luistų mes turime ir Lietuvoje. Reiškia, Varėnos rajone yra Akmens kaimas. Turbūt girdėjo tokį, ar ne? Ten kastuvų pasikasus metrą, 2,5 metro, tu atsimuši į kietą valieną, tu atsimuši į tokį luistą. Tie luistai tokie dideli, kad Pamerkių kaime tarpukariu buvo nuspręsta statyti cemento fabriką, kurį ims iš to Kreidos luisto, kuris atstumtas buvo iš, manoma, Sūduvos galbūt teritorijos, taip toliau. Reiškia, įdomu, kad to fabriko vienas iš akcininkų buvo Jonas Basanavičius ir šiaip ten visas elitas Lietuvos dalyvavo, jie tą fabriką norėjo pastatyti ne dėl to, kad ten biznis kažkoks labai geras ir panašiai, bet parodyti visuomeniai, kad galima ne tik žemės ūkį užsiimti, kad galima kitais reikalais dar užsiimti. Va, tai va čia va kaip tik, dar vienas labai fainas pavyzdys, netoli nuo Lietuvos, prie Gardino yra Krasnoselskio karjeras, tai va šita va kreida, gamint cementui, jinai yra įmama būtent iš luisto. Taipogi atstumtas luistas. Na, taip pat kolegos yra gręžę gręžinius, kur gręžiniai ne per vieną luistą prasigręžia. Tai reiškia, ledynas gausybė jų atnešęs. Ir gali jie užimti kelių kvadratinių kilometrų plotą. Nu va čia va, Akmens kaime, reiškia, pasikasi kastuviukų ir tu atsimuši į tą luistą. Šiaip morena vat atrodo maždaug taip, reiškia, sudaryta iš didesnių, mažesnių dalelių, čia lietuviška morena. Tad kaip šitą tai paimta iš Baltijos jūros dugno, čia toks įdomus georifų projektas buvo. Nu va, štai čia mes matome Jiesios atodangose labai gražiai tą moreną išryškėja, kur mes matome tam marmalinę visam didesni ir mažesni akmenys, reiškia visiškai neišrūšiuotos dalelės. Dabar jeigu mes kalbam apie priledyninius ežerus, štai tokias teritorijas, ten kaupiasi tik smulkiausios dalelės. Reiškia, molis iš esmės, šiek tiek už molį stambesnės dalelės yra vadinamos aleuritų, kažkur pakrantėse gali būti smulkaus smėlio. Ir čia įdomus dalykai, reiškia, visi molio karjerai, kurie eksploatuojami Lietuvoje išskyrus 2, tai Ukmergės rajone buvęs Dukstynos karjeras ir Šaltiškių molio karjeras, visi kiti molio karjerai yra susijęs su tokiais priledyniniais ežerais. Reiškia, Tvarčionių keramika, kur buvo Jiesios plytinė, imdavo molį iš tokiose sąlygose susiformavusio, Matuizų plytinė Dzūkijoje ir panašiai. Va, dabar tie moliai taipogi yra labai įdomus. Reiškia, iš esmės, galime įsivaizduoti, kad tai yra ežeras, ar ne? Nu ir šitoj arkinėje aplinkoje, reiškia, vasara trunka labai trumpai. Ten mėnesį, 1,5 mėnesio, duok dieve. Tai reiškia, tos vasaros metu virš tų marių ledo nėra, reiškia, jisai ten banguoja, srovės įvairiausios, taip toliau, tada klostosi stambesnės nuosėdos. Bet staiga užšąla marios, visas bangavimas nurimsta, srovės nurimsta ir tada sėda smulkesnė medžiaga, smulkiausia medžiaga.
Ir tokiu būdu mes galime matyti atodangose žiema vasara, žiema vasara, žiema vasara, žiema vasara. Reiškia, visą tą istoriją tu gali matyti, kiek laiko egzistavo tos marios. Nu, va čia lygiai toks pats pavyzdys, reiškia, tokių pat varninių molių yra iš Pietų Baltijos, reiškia, kur teko būti ekspedicija. Ir trečias dalykas, tai yra ledo tirpsmo srautai. Kitaip tariant, triledinės upės, kurios teka, kaip sakiau, ir nuo ledo, išilgai ledo pakraščio, ant ledo, lede esančiose plyšiuose, jos suklosto tik stambę medžiagą. Reiškia, iš esmės, tik nuo smėlio, stambus, vidutinis smėlis, žvirgždas, gargždas, smulkus akmenukai. Jeigu super galingi srautai buvo, turime riedulynus. Reiškia, nu įsivaizduokim, kaip tie srautai veikia. Reiškia, paimu aš kažkokį žemės gabalą, įkišu tą ranką į upę ir matau, kaip nuplaukia debesėlis. Tai kas tas debesėlis? Reiškia, išnešamos tos smulkesnės dalelės, o tų, kurių nesugeba panešti, tos ir lieka rankoje. Tai lygiai taip pat ir čia, reiškia, visas, kurias sugebėjo panešti tas srautas dalelės, išnešė, ko nesugebėjo, tas liko. Jeigu super galingi srautai buvo, viską išnešė, liko tik tai rieduliai. Aha, na ir Vilniui tas ypatingai irgi svarbu, reiškia, pas mus visi garbina Šeškinės ozą, tai irgi gal būtų svarbu sužinoti, kaip jisai susidaro. Reiškia, nors mes turime bent 9 ozus Vilniuje. Toli gražu ne vieną Šeškinės ozą turim, bet bent 9 ir didžioji jų dalis yra prie Žaliųjų ežerų. Reiškia, iš esmės ozai susidaro lede esančiose plyšiuose, daugiausiai jų susiformuoja, kada ledynai pradeda tirpti. Reiškia, kada pradeda tirpti, po ledu esantis vanduo, jisai nemėgsta būti suspaustas. Reiškia, jis stengiasi išsiveržti į ledyno pakraštį. Ir išsiveržti į ledyno pakraštį gali 2 būdais. Jeigu gruntas yra minkštas, jis išsigraužia vagą pačiame grunte. Bet jeigu gruntas kietas, jisai išgraužia plyšį pačiam lede. Ir ten tekėdamas vanduo suklosto žvėringas, smėlingas tas nuosėdas, kaip šnekėjom, tekantis vanduo, tik stambės nuosėdas klosto. Ir kada ledas nutirpo, mes turim tą tokią gyvatėlės formos kalvą. Tai iš esmės, kada tu tokia kalva eini, ketera tokios gyvatėlės, tu gali žinot, kad tu eini praktiškai ledyno plyšių. Na ir ilgiausias Lietuvoje ozas ir Baltijos valstybėse ozas yra Žagarėje, Žvelgaičio piliakalnis, reiškia, kur yra, ten ne visas jis aišku tik matosi, dėl to, kad geologiškai tiesiog mes matome, kad būta ozo. O pasaulyje yra super ilgų ozų. Reiškia, Švedijoje yra 400 km ilgio ozas, pats ilgiausias pasaulio ozas yra apie 800 km Kanados teritorijoje. Nu, čia labai faina nuotrauka mano kolegų Grenlandijoje daryta, reiškia, matome, kaip tie super galingi srautai teka išilgai ledyno pakraščio. Mano kolegoms reikėjo iš po ledyno apačios pasimti mėginius, jie 1,5 paros ieškojo, kaip per tą upę perbristi. Su virvėm, su viskuo, reiškia, nepaprastai galingi srautai. Ir štai, kada mes kalbame apie Lietuvoje tekėjusius srautus, labiausiai turėtume įsivaizduoti, kaip aš jau minėjau, tokį upių voratinklį. Gal dar sugrįšiu prie šitos nuotraukos, kalbant apie Vilnių, jinai yra labai svarbi. Reiškia, jeigu mes kalbam apie tokį buvusį slėnį, galim įsivaizduoti, va čia yra kažkur Gariūnai, o va čia va kažkur aerouostas. Reiškia, kada tu pervažiuoji per visą Vilnių, tu važiuoji iš esmės per kažkada tai buvusi tokį upių srautą tinklą. Kada upės teka, jos suklosto labai gražiai nuosėdas, reiškia, jom yra būdinga toksai įstrižas sluoksniuotumas. Įdomu, kad bičiulis net yra padaręs disertaciją, reiškia, kur nuo to sluoksnio polinkio kampo, jo storio, medžiagos dalelės dydžių ir taip toliau, tu gali paskaičiuoti, koks tuo metu buvo srauto greitis. Bet yra kita bėda su šitom nuosėdom, jų nėra jokio metodo datuoti. Tai reiškia, tu negali žinoti, per kiek laiko čia susiklostė tie žvyrai ar smėliai. Tai reiškia, ar tai per kelis metus, ar per kelias savaitės, ar per 10 metų, ar per 20, ar per 100, reiškia, to negali sužinoti. O čia labai fainai, reiškia, atodangoje matosi, kaip keitėsi srauto pobūdis. Reiškia, iš pradžių mes turim galingus srautus, vėliau jie silpnėja, vėliau iš viso pavirsta į kažkokį tai ramų, gal ir senvagę, užutekiuką. O štai viršui vėl atsiranda, reiškia, neris su savo
ganėtinai stipriu srautu, kur klostoma žvyras. Na, va, čia va to bičiulio Nerijaus Blažausko, reiškia, disertacija, kur jisai paskaičiavęs, čia yra metrai per sekundę, reiškia, gariūnuose didžiausia vertė 1,7 metrai per sekundę. Paprastai žmonėm vėlgi nieko tie skaičiai nesako. Reiškia, visos mūsų upės, didžioji dalis, dabar teka maždaug 0,2–0,6 metrai per sekundę greičiu. Tai matome, tuo metu tie srautai buvo 4 kartus stipresni negu dabar paprastų upių. Dar vienas labai įdomus dalykas, labai dažnai žmonės klausia, o Vilniuje taip pat mes tokių dalykų turim. Tai reiškia, prie gariūnų mes turime konglomeratus. Reiškia, konglomeratai tai yra kieta uoliena sudaryta iš skirtingo dydžio dalelių. Ir vėl tas įstrižas sluoksniuotumas, kuris mums aiškiai rodo, kad tai susiformavo tekančiame vandenyje. Na ir labai dažnai žmonės konglomeratą įsivaizduoja, kad čia kažkoks tai išskirtinis dalykas. Šiaip pasaulyje konglomeratų yra labai daug. Tai yra pakankamai dažna uoliena, bet dažniausiai jinai susidaro, kur yra aukšti jūrų krantai kažkokie arba kalnų teritorijos, kur ardomi kalnai, reiškia, sukrenta tos stambios dalelės, kurios vėliau sucementuojamos į bendrą kažkokį tai darinį. Mūsų konglomeratai yra visiškai iš tikrųjų išskirtiniai, dėl to, kad tam, kad jie susidarytų, turėjo aibę kažkokių tai gamtinių atsitiktinumų įvykti. Reiškia, pirmiausiai turėjo atkeliauti ledynas, vėliau tas ledynas turėjo pradėti tirpti, kuris suklostė ten tuos visus žvyrus. Tas žvyras susiklostė, viskas tvarkoja, atkeliauja kitas ledynas, kuris to žvyro nenuardė ir padengė jį iš viršaus kitom nuosėdom. Ir štai tada per tas žvyringas nuosėdas pradeda cirkuliuoti požeminis vanduo. O mūsų požeminis vanduo, kaip taisyklė, yra praturtintas mano jau minėtų hidrokarbonato anijonų. Jis gaudo akmenukuose kalcį ir jeigu to kalcio yra daug, terkšt susikabina, pavirsta į gamtinį cementą. Ir tokiu būdu tą visą žvyrą sulipdo. Dar ne viskas. Tam, kad mes tą konglomeratą pamatytume, turi kažkaip jis atsidurti vėl žemės paviršiuje. Tai dažniausiai, kad mes pamatytume konglomeratą, turi tekėti upė, kuri graužia savo slėnį ir tą konglomeratą atidengia. Bet šitas tai man karjeros fainiausias, šeiminiškių karjeros Utenos rajone. Reiškia, šitie konglomerato blokai yra simboliai, kaip gali keiktis žmogus. Įrašinėjant negaliu pailiustruoti, bet reiškia, čia turėjo daug necenzūrinių žodžių būt, nes čia yra žvyro karjeras. Ir aš įsivaizduoju, kai jie atsimušė iš tą kietą uolieną, va šitie blokai, jie bandė išsprogdinti juos, bandė įvairiausiais būdais, kad tas karjeras veiktų, bet ne, teko palikti karjerą dėl to, kad čia konglomerato to nebegali kasti. Štai kaip jis cementuotas. Nu ir štai čia yra esmių esmė, reiškia, kalbant apie Vilnių, reiškia, tą modeliuką, kurį rodėm, čia mano kolegų daryta nuotrauka iš lėktuvo Grenlandijai. Reiškia, turime lėkštutę, kur kaupėsi morenos, kur sustūmė morenas. Turime priledyninį ežerą, turime išsklaidytus srautus, bei išilgai ledyno pakraščio keliaujantį srautą, tiesa nežinau, į kurią pusę, greičiausiai į šitą pusę. Į šitą pusę, nes čia ir nuteka kiti srautai. Va, dabar kas yra įdomiausia, kad jeigu aš paimu šitą dalį iškerpus ir perdedu čia, mes turime Vilniaus vaizdą paskutinio apledėjimo metu. Reiškia, Vilnius tarsi apjuostas ledyno plaštakostas buvo, per kurį tekėjo gausybė srautų, tekėjo jie į ežerą, o tas ežeras yra prie Tvarčionių, reiškia, kur buvo kasamas molis. Taigi, va, iš esmės turime ganėtinai gražų vaizdą, kaip atrodė Vilnius, tik sakau, šitą dalį reikia permest čia. Dabar šiek tiek sutrumpinsiu, bet labai svarbu, ką mums žinot. Reiškia, kad Lietuvoje mes turėjom ne vieną ledynmetį, o mes turėjom 5 ledynmečius. Ką tai reiškia? Reiškia, 5 kartus atšaldavo tiek, kad iki Lietuvos atkeliaudavo ledynai. Reiškia, ledynas, jeigu taip vidurkiškai žiūrėt, trunka maždaug apie 110 000 metų, o šiltasis laikotarpis, kuriame gyvename ir mes dabar, apie 30 000 metų. Reiškia, įsivaizduojame,
Atkeliauja tie buldozeriai, viskas sustumia, sutirpsta, vėliau 30 000 metų šiltas laikas, kaip dabar teka upės, pelkė, ežerai, kažkur tai perpustamos kopos. Ir vėl atkeliauja kiti buldozeriai, kurie vėl sutrina. Ir vėl šiltasis laikotarpis, kur, reiškia, teka upės, ežerai, kažkokios perpustamos kopos. Ir vėl, ir tai 5 kartus. Reiškia, per tą laiką susiformavo pakankamai stora mūsų ledyninių nuogulų storinė, kuri dengia mūsų senąsias uolienas. Mes esam žiauriai sugadinti geologiškai žmonės, nes pas mus, nueik pas bet ką į prospektą su mikrofonu paklausinėt, visi nesistebės birių gruntų, bet visiems bus didžiausias stebuklas kieta uoliena. Nuvažiuoja į Latviją, pamato skardžius, į Šiaurės Lietuvą nuvaro, pamato, kaip čia kaip cementas, sako. Taigi, iš tikrųjų, visame pasaulyje, kur nebuvo ledynų, ir yra kietos uolienos žemės paviršiuje. Pas mus yra išskirtinė aplinka, bet pas mus jos yra padengtos stora ledyninių nuogulų danga, kuri atrodo štai taip. Reiškia, skirtingos spalvos rodo, mes jau labai gudrus dabar, rudos spalvos rodo morenas, žalios spalvos rodo smėlių žvyrus, reiškia, kur ledo tirpsmo srautai tie tekėjo. Mėlynos spalvos rodo, kur buvo priledyniniai ežerai. Geltonų spalvų čia nelabai matas, reiškia, kai kur labai daug kur turime kopų. Ir labai dažnai žmonėm neatsakau, jeigu tu kur nors keliauji Lietuvoje ir tu galvoji, kad čia taip gražu kaip kopose, tai tu ir esi kopose. Dėl to, kad tų kopų pas mus yra labai daug. Dabar, kada mes labai gudrus esame, mes galim pasižiūrėti, kaip veikia, kaip sutirpinėjo ledynas paskutinio apledėjimo metu. Reiškia, šitas vaizdas rodo, kaip Lietuvos teritorija atrodė prieš 30-25 tūkstančius metų. Nuo Vilniaus į Švenčionių ir Šalčininkų rajoną ledynų nebuvo, už tai aš Vilnių ir vadinu ledyno pakraščio sostinę. Visa kita Lietuvos dalis, greičiausiai beveik visa buvo padengta ledynais. Yra tam tikrų klaustukų dėl Žemaitijos aukštumos, taip pat ir čia, sakykime, Švenčionių rajone nėra iki galo aišku, bet iš esmės beveik visa Lietuvos teritorija buvo padengta ledais. Maždaug prieš 18 000 metų klimatas pradeda šilt, ledynai pradeda tirpt ir kada jie pradeda tirpt, pradeda tekėti upeliai. Upeliai, kaip sakėm, suklosto smėlingą medžiagą. Reiškia, labai gražu, kai bus lietus koks nors, pasižiūrėkit, kaip teka upeliukai, kaip jie ištekėdami suklosto tokius kaip išnašų kūgius. Reiškia, tokių vėduoklės formos, reiškia, tokios smėlio sampilos. Tas smėlis va šitoje aplinkoje, arktinėje aplinkoje, įsivaizduokit, arktinė aplinka, reiškia, nepadengtas jokių dirvožemiais, neapaugęs jokiais medžiais, jokiais krūmais, jokia žole. Jis pradedamas pustyti, susidarė milžiniškas kopų masyvas, per kurį mes bėgiojame, kada grybaujame kur nors Dzūkijoje. Reiškia, bėgiojame per Kalniukus, Varėnos ar ten, sakykime, Druskininkų rajonuose ypatingai gerai. Net Alytaus kai kur rajone, reiškia, bėgiojam per Kalniukus, mes bėgiojam per tas kopas. Lygiai tokias pačias, kokios yra dabar mūsų pajūryje, tik tai 3 kartus senesnės. Nes jeigu kalbėt apie Kuršių neriją, jinai yra viena iš jauniausių Europos žemių. Reiškia, yra turbūt vulkaninės salos, kurios ten prie Islandijos jaunesnės, bet iš esmės Kuršių nerija yra viena iš jauniausių Europos žemių. Klimatas vis šyla. Ir kas tada pasidaro? Reiškia, rytų, pietryčių, pietų Lietuvoje susiformuoja milžiniški tirpstančio ledo srautai. Milžiniškas upynas. Nereikia suvokti kaip vientisos upės, kuri tekėjo, o reikia suvokti kaip tą upių voratinklį, reiškia, kurį aš rodžiau toj nuotraukai. Reiškia, va šitą mėlynos šitos linijos arba mėlyni šitie plotai, tai nerodo, kad tai vientisa upė buvo. Tai buvo didžiulis upynas. Ir tekėjo šitos upės ne į vakarus, ten dar ledynai, Baltijos jūra apledėjusi, o tekėjo į pietvakarius. Reiškia, per Lenkijos, Vokietijos, Olandijos teritoriją ištekėjo į Atlanto vandenyną, o kartu tekantis vanduo mes šnekame, kad suformuoja tas smėlingas, žvyringas nuosėdas. Reiškia, jeigu mums yra gražus Aukštaitijos nacionalinis parkas, šitas Dzūkijos nacionalinis parkas, lygiai tokių pačių gražių teritorijų mes galim aptikti ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, dėl to, kad per visą Europą yra suformuota ta smėlio juosta.
Vėliau, kada tas vanduo nusidrenavo, dubumose, kurias anksčiau buvo suformavęs ledynas, mes turime išlikusius mūsų ežerus. Štai kodėl Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Vilniaus, Trakų rajonai yra tokie ežeriai. Dabar atkeliaujame į nepaprastai įdomų laiką, maždaug prieš 14-13 tūkstančių metų, susidaro milžiniškos ledo salos. Reiškia, didžiuliai ledo gabalai, atlūžę nuo bendros ledo masės, geologai tokį ledą vadina negyvuoju ledu. Ir jeigu čia ledo tirpsmo vanduo sugebėjo ištekėti, štai čia susidarė patvankos. Reiškia, o kada mes turime stovinčio vandens telkinį, atsimenat, matėm sluoksniukus, tuk. Žiemą, vasarą, žiemą, vasarą, žiemą, vasarą. Štai čia tokia medžiaga ir kaupėsi. Vėliau šitų marių greičiausiai vėlgi katastrofiniu būdu kažkokio tai neliko. Ir tos smulkios nuosėdos atsidūrė žemės paviršiuje. O kartu šitos teritorijos yra lygios, dėl to, kad tai yra tų marių dugnas. Štai kodėl Berniokas ir Suvalkijos lygumų švilpauja labai derlingose žemėse, nes ta smulkus gruntas yra nepaprastai palankus derlingam dirvožemiui susiformuoti. Na ir paskutiniai ledo ženklai. Šiaurės Lietuvoje yra suformuotas toks Linkuvos gūbrys. Mažiau žmonės jį žino, nebent ten Tėviškės turi ar kažką, pavadintas pagal Linkuvos miestelį, nes Šiaurės Lietuvoje mes turime tokį labai lygų paviršių, reiškia ir tas kalvynas išsiskiria. Tai ant to kalvyno pastatytas Linkuvos miestelis, jis nėra labai aukštas, bet, kaip sakau, labai išraiškingas ir kartu labai ilgas. Reiškia, jo ilgis virš 150 km nusidriekia jis ir į Latvijos teritoriją. Bet va šitą gūbrį tai jau visi žino, tik netiesiogiai ir nežino, kad tai yra pajūrio gūbrys. Kada mes autostradą važiuojame į Klaipėdą, maždaug nuo Gargždų, pervažiuojam per tokias neaukštas kalvas ir nusileidžiame į pačią Klaipėdą. To pačio gūbrio dalis yra žinomiausia pajūrio atodanga Olando kepurė. Reiškia, jeigu įsivaizduotume tą mano batu sustumtą gūbrį, jį skalauja bangos ir smulkės daleles išneša, o akmenai lieka, reiškia, už tai ten toks akmeningas krantas. Ir Ventės ragas, kur yra žieduojami paukščiai, taip pat yra to gūbrio dalis. Reiškia, per visą Baltijos jūros raidos istoriją Ventės ragas užlietas niekada nebuvo. Taip, tai čia dabar aš nesu turbūt įdėjęs visos Lietuvos geologinio žemėlapio. O gal esu? Ne, nesu. Reiškia, čia mes matome Vilniaus teritoriją. Rudos spalvos kaip tik rodo tą mūsų moreną, reiškia, kur buvo tie moreniniai dariniai, arba šitos, tokios rudos, aš tai daltonikai, žinokis, ir spalvų neskiriu, rūžavos kažkokios. Va, dabar šitos žalios spalvos rodo, kur ledo tirpsmo srautai buvo, reiškia, matome, kad Vilnius praktiškai visas yra sueižėjęs nuo tų ledo tirpsmo srautų, kartu ir nuo šiuolaikinių upių veikimo. Nu, mėlynos spalvos yra ten, kur yra buvę tie priledyniniai ežerai. Va, ir reiškia, jeigu mes įsivaizduotume ankstyvajame poledynmetyje, kokia buvo ta aplinka, reiškia, jinai turėjo būti panaši visiškai į dabartinę poliarinę Skandinaviją, kur vyrauja kažkokie tai kupstiniai augalai, beržas, keružis, poliarinis gluosnis. Ir kitko, kiečiai yra vieni iš pirmųjų augalų, taip pat tuo metu atkeliavę, reiškia, kuriuos mes piktžolėm laikom. Nu ir įdomu, kad reiškia, tie beržai keružiai ir poliariniai gluosniai, tai iš esmės yra miškas. Tai reiškia, labai dažnai raudonikis, kada auga, tai jis didesnis už medį yra. Arba tu eini kaip milžinas, reiškia, per tą mišką. Ir augalija labai skurdi, bet gyvūnija žiauriai turtinga buvo. Vilniui tas taip pat labai aktualu, dėl to, kad Antakalnyje Smėlio gatvėje, turbūt jau visi girdėjo, buvo rastas pats pilniausias mamuto radinys. Bet iš esmės, jeigu kalbėt apie Lietuvą, tai tų stambių žinduolių yra surasta daugiau negu 600 radimviečių, reiškia kaulų įvairiausių. Ir ne tik mamutų, bet ir gauruotųjų raganosių, elnių, laukinių arklių tarpanų. Tarp kitko, tarpanai apskritai Lietuvoje 18 amžiuje tik išnyko ir jie nebuvo kažkaip suvalgyti, o jie buvo iš esmės žemaitukai mūsų yra tarpanai. Va. Na ir kaip tik šitoje aplinkoje atsikrausto ir žmogelis, reiškia žmogelis, kuris patys seniausi archeologiniai radiniai yra laikomi bromės kultūros. Reiškia, ta bromės kultūra, kurio židinys laikomas Danijos pusiasalis,
reiškia, ir mūsų seniausi radiniai yra labai sunkiai datuojami. Šiaip jau jų datos yra maždaug 14-12 tūkstančių metų. Na, reiškia, prie tų tirpstančių ledynų jau turėjo kurti žmogus. Vėliau šita bromės kultūra po 500 metų yra pakeičiama svidrų kultūros, kurios jau židinys štai toks. Reiškia, išplitimas arealas yra toks ir manoma, kad tai ne kažkaip tai nukariauta, ten ta bromės kultūra buvo neišvaryta ir panašiai, bet jinai evoliucionavo, reiškia, pradėjo gamintis tobulesnius įrankius. Ir čia iškilo man tokia teorija, reiškia, nežinau kaip ją patikrinti, bet jinai yra labai įtikinama. Reiškia, kad tie bromės kultūros žmonės, va taip nusidrėkė ir nukeliavo į rytus dėl labai paprastos priežasties. Prieš 12 900 metų Vokietijoje išsiveržė Lacherio ugnikalnis, apie kurį šiek tiek minėjau. Reiškia, to išsiveržimo metu didžioji Vokietijos dalis buvo padengta vulkaniniais pelenais, taip pat šiek tiek ir Danija, reiškia, ir Lenkija. Ir įdomu, kad kada teritorija padengta vulkaniniais pelenais, JAV, kada išsiveržė Šventos Helenos ugnikalnis 1980 metais buvo tyriama, po kiek laiko atsistato gamta. Reiškia, gamta ten atsistato maždaug po 7 metų, sugrįžo kalnų ožiai. Nes kada padengia pelenais, jokių žolių, nieko, reiškia tikra. Tai tiem žmoneliam nėra maisto, jam reikia kažkur nešdintis. Reiškia, ieškoti to maisto kažkur. Tuo metu kaip tik sunaikinama Vokietijoje Federmeserio kultūra, senoji, reiškia, irgi akmens amžiaus žmonių kultūra. Na ir vėliau jie pavirsta, kaip sakau, į svidrų kultūrą. Svidrų jinai pavadinta pagal mažą miesteliuką šalia Varšuvos, dėl to, kad ten pirmieji radiniai buvo aptikti. Įdomu, kad svidrų kultūros yra randamos ir žmonių figūrėlės. Daugiausiai, aišku, kaip visada, stambokos, papingos moteriškės. Tai reiškia, už tai laikoma, kad tai buvo matriarchatinė kultūra. Kas svarbiausia, kad tų žmonių mes negalim tiesioginiais savo protėviais laikyti. Reiškia, tie indoeuropiečiai atkeliauja vėliau, tai yra greičiau tų dabartinių šiaurinių tautų protėviai, reiškia samių, nencų, chantų galbūt ten ir taip toliau. Bet kiekvieno lietuvio genuose, sakykime, ar darant lietuvių genetinius tyrimus, mūsų genuose taip pat šiek tiek yra randama. Ir visiškai baigiant, noriu pabaigti, reiškia, aš tikiuosi, kad čia nėra geografijos mokytojų, bet labai įmanoma, kad yra. Nemeluokit jūs tiem vaikam. Reiškia, nuolat per geografijos pamokas yra meluojama, kad Lietuvos paviršius yra suformuotas ledynų. 12 tūkstančių metų mes ledynų neturim ir kol aš ilgai pliurpiau, visi geologiniai procesai vyksta. Upės teka. Kažkur pūstoma kažkas ardoma, kažkur ežerai pelkė, reiškia, tas mūsų paviršius yra labai smarkiai pakitęs. Ir labiausiai jis kinta dėl upių veiklos. Reiškia, net šiuo metu Lietuvoje mes turime daugiau negu 30 000 upių ir upelių, kurios visos formuoja savo slėnius. Kadangi mane jau trumpint nori, reiškia, neaiškinsiu, kaip jie susiformuoja, paaiškinsiu ekskursijai, bet žodžiu, tas mūsų paviršius yra labai smarkiai pasikeitęs. Na ir viskas, turbūt tiek, reiškia, vėliau tas žmogelis kovėsi, kol mes dabar gyvename, reiškia, Vilniuje, kuris mums atrodo toks labai fainas miestas, bet kartu jisai, nežiūrint kiek čia be gyventų žmogus, tos gamtos istorijos paslėpti nesugebėjo. Ir kad tuo įsitikintume, kviečiu visus į ekskursiją. Ačiū. Kaip ten su tom kalbom žinosit Vilniaus? Nu tai, kadangi apie upes man neleidot pasakot, tai, kaip sakau, reiškia, mūsų paviršių nuo paskutinio apledėjimo labai smarkiai keitė tekantis vanduo. Tai visi mūsų Vilniuje nelygumai, didžioji dalis mūsų Vilniaus nelygumų, iš esmės yra suformuoti to tekančio vandens. Todėl Vilniaus negalima vadinti kalvotų Vilniumi, o Vilnių reiktų vadinti galbūt duobėtų Vilniumi. Dėl to, sakau, čia reikia ilgiau man jums papasakoti apie šitą reikalą, tada ir patikėsit. Ačiū labai.